Sveiki visi, sveikinam su naujais metais antrąją sausio savaitę, pavėluoti sveikinimai, bet tikriausiai ne vienas tik nuo šios savaitės pradėjo normaliai funkcionuoti, man atrodo, po įtemptos švenčių maratono. Tai va, tas tavo sveiki, tai toks čia neužtikrintas gali būti dar. Čia kaip visi juokdavosi iš to Jauniaus Matonio, kad jis sveikinas per kriminalų sveiki gyvi. Nu, supras, kad... Bet Gerai, kad gyvi. Geriausias pasisveikinimas. Čia yra Lietuvos televizijos, manau, vienas iš. Jeigu būtų Lietuvos televizijos muziejus kažkoks, tai šitą vat reikėtų kažkaip įrašyti, nežinau, į kokį flešiuką. Man dar labai patinka Jamos būkite pasveikinti. O, Jėzus. Ja, toks entuziazmo pliūpstis. Na, mes dar neturim kažkokio ikoninio pasveikinimo, tai tiesiog sakom sveiki. Sveiki, taip. Atėjo nauji metai, o tai reiškia ką? Kad prabėgo seni. Ir šiaip po kelių metų, galima sakyti, tokių tragiškų kino industrijai, šie jau buvo geresni. Nu, tokie drąsūs pareiškimai iš tavęs, o kodėl tragiškų? Nu, kiek ten išeidavo tų gerų filmų? 2 per metus. Tai sakai, šiemet jau pasikeitė viskas. Šiek tiek išėjo. Tipo, gal jie ir nebus ten kažkokie į kino istoriją įeisintis kaip koks krikštatis ar kažkas. Nu, bet pažiūrėt vien jau yra kas smagu, kas džiugina akį ir širdį. Nu, galim, man atrodo, vis tiek mes šiaip tai įvedam klausytojų kontekstą, mes šiandien kalbėsim apie tai, kas mus džiugino praeitais metais, gal ir liūdino praeitais metais, ir kalbėsim apie tai, ko laukiam kitais metais. Tai šiaip tai galim, man atrodo, iš karto šokti prie šių metų kino fenomeno, kuris, na va, kai tu sakai, kad va, nebuvo gerų filmų, bet gal net apskritai ta kino industrija buvo apsimiegojus dėl COVID-o ir, na, vienas fenomenas pažadino tą norą, man atrodo, daugeliu eiti į kino teatrus, tai yra Barbenheimeris. Barbenheimeris. Jo. Čia yra aš, kai vienoj mano kišenį yra raudonas Marlboro pakelis, o kitoj kišenį rožinis veipukas. Barbenheimeris. Barbenheimeris. Jo, aš nežinau, ar tu turėjai Barbenheimerio patirtį? Turėjau, bet jis šiek tiek yra gėdinga galimai. Kodėl? Pasielgiau ne kaip kino snobas, pasielgiau kaip šiukšlė. Nuėjau aš berods 4 valandą rodė Barbę. Nuėjau ir iki Oppenheimerio seanso liko 2 valandos po Barbės. Nu ir aišku, šalia yra abejotinos kokybės pizzerija, kurią kažkada mėgo visi. Nuėjau, pavalgiau ir aišku, gintarinio gėrimo reikėjo įsipilti. Ir aš biškį apsnūdau, tai aš gal pirmas 5 minutės Oppenheimerį pažiūrėjau ir tada antras 15 pramiegojau ir tada atsibudau. Bet viską supratau, nes ten pradžioje tiesiog turbūt šnekėjau daug. O tave pažadino kažkas, ar tu tiesiog pats nepradėjai knarkti? Aš labai tikiuosi, kad ne. Jo, tai aš Barbenheimerio patirties neturėjau, aš irgi negražiai pasielgiau, aš Barbę pažiūrėjau kine, Oppenheimerį, man atrodo, filmą, kurį labiau reikia žiūrėti kine, aš žiūrėjau namuose ir gana šviežiai, tai apie Oppenheimerį mano yra šviežesni šitie įspūdžiai, bet, na, pats tas fenomenas tikrai buvo įdomus. Tavrasi, iš vienos pusės, kad, na, daugelis kino teatrų pasaulyje pradėjo reklamuoti tuos filmus ir pačią tą galimybę pažiūrėti kartu tuos filmus. Šiaip ne viena Hollywoodo žvaigždė, tarp jų ir Tomas Kruzas, kurio filmą tuo metu Misija neįmanoma taip pat rodė kino teatruose. Jisai reklamavo, kaip jis eina žiūrėti ne savo filmo, o Barbenheimerio, tai yra Barbės ir Oppenheimerio. Ir šiaip tas fenomenas yra dar net didesnis kartais, man atrodo, mes per mažai šnekame apie tai. Christopheris Nolanas šiaip praktiškai visus savo filmus darė su Warner Bros. Bet jis užpyko labai ant Warner Bros, kad 21 metais studija pasakė, kad visus savo filmus kiš į HBO Max. Tai yra, kad išims iš kino teatrų, nes COVIDas ir taip toliau, ir taip toliau. Nolanas toks niu, aš išėjau. No. Jis išėjo į Universal, jisai su jais kūrė Oppenheimer ir tada Warner Bros pasakė, palaikykit mano alų. Ir kai buvo paskelbta Oppenheimerio data, dėjo tenai Barbę ir, na, yra
legenda, kad šiaip Nolanas skambino Margot Robbie ir prašė, kad perkeltų šitos Barbės datą, dėl ko Margot Robbie nesutiko. Tai tų visokių legendų ir taip toliau ir panašiai yra pilna, bet šiaip tai abu filmai pasirodė, puikiai galima sakyti, piniginė prasme, tikriausiai iš Oppenheimerio nereikėjo tikėtis ten 1,5 milijardo ar virš milijardo, bet jis buvo arti milijardo, tai kas yra įspūdinga. Barbė iš vis nunešė viską ir tapo pelningiausių visų laikų Warner Bros. Filmų. Bet gerai, įlendam dabar į pačius filmus. Nu, davai. Ir pradėkim nuo Barbės, nes aš ją seniau mačiau, bet ir man atrodo, čia daugiau gal bus diskusijos, nes man Barbė patiko, tau Barbė nepatiko. Aš nesakau, kad ji man visiškai nepatiko ir kad ten buvo, žinai, šūdas ar kažkas. Bet ką tu sakai? Aš sakau, kad tai, aš tikėjausi daugiau. Greta Gerwig yra stebukladarė. Margot Robbie yra iš vis deivė šio žemės. Tavo šlapias sapnas. Mano gintarinė ledė. Žiauriai gera komanda. Įdomus pasirinkimas temos. Tai aš tikėjausi šyzos, gavau šyzą, bet aš maniau, kad ji bus šiek tiek, gilesnė su gilesnė mintimi negu tai, apie ką mes kalbėdavom prieš 20 metų. Apie kažkokią moterų priespaudą žeminimą panašiai ir kad vyrai yra kietesni. Mačizmo nebėra daug tiek. Mačizmas gal jo yra kažkur slavų šalyse likę dar, bet vakaruose moteris eina valdyti kompanijų ir pasiema spermos donorą ir pagimdo pati vaiką ir užaugina be jokių vyrų, be nieko. Moteris kietos. Ir aš manau, kad tas visas pušinimas tos žinutės, kad mes čia turim pakilt, nes mumis visą laiką žemino, yra šiek tiek gal netgi dabartinių moterų, kurios iš ties stengiasi ir daro dalykus pažeminimas, nes jos yra parodytos durniukės ten. Gerai, aš nesutinku su tavim, nes aš tai kitaip išskaičiau visą tą filmą iš vienos pusės, tai man atrodo, tai buvo šiaip to feminizmo, to tokio paviršutiniško feminizmo kritika, kad žiūrėkit, kas būtų, jeigu moteris gautų, dabar čia labiau buvo iš vienos pusės ne apie moterų priespaudo, apie tą paviršutiniško kvailo feminizmo kritiką. Kitas dalykas, man atrodo, buvo apie lyčių vaidmenis apskritai, ant kiek jie yra pervertinti. Nes, tiek pervertintas tas gražios, žinai, Barbės įvaizdis, kad tu turi būti graži ir taip toliau, tiek pervertintas tas maskulinizmas, kaip toks, tu turi būti vyras ir taip toliau. Ir man atrodo, kad šita diskusija nėra pasenusi, jinai vis išlenda ir mūsų visuomenė išlenda, prisiminkim verktinių visą tą dalyką, kaip paskelbė šaukimą į karo tarnybą. Buvo labai įdomi diskusija tiek dėl to, kad tai jūs vyrai, tai kodėl jūs nenorite eiti į kariuomenę, ir po to buvo iš karto kontraargumentai, bet taigi jūs moteris, kodėl jūs nenorit sėdėti virtuviai. Ta prasme, tai rodo, kad tai yra skauduliai, kurie mums vis dar yra, kaip sakyt, aktualūs iš vienokios ar kitokios formos. Tai man tas filmas būtų labai nepatikęs, jeigu gale, nes iš tikrųjų buvo apie kaip negražiai Barbės elgėsi su Kenais. Ir žinai, jeigu pačioje pabaigoje patys Kenai būtų likę tie blogiečiai arba ten kažkokie nevykėliai ir taip toliau. Iš dalies taip ir buvo, bet iš kitos pusės ir pačios Barbės suprato, kad, tu žinutė išsinešė, kad tu tiesiog turi geriau elgtis su kitais, su aplinkiniais. Bet man dar kitas dalykas buvo, kad čia net atmetant tą vyrų, moterų ir taip toliau, tai buvo apskritai, kuo šiaip panašus filmas ir į tą patį Oppenheimerį, apie tokią egzistencinę krizę. Tiek Barbė, tiek Kenas biški, jiem yra, žinai, primesti vaidmenys, bet jie nežino, kuo jie nori būti. Galiausiai, filmo pabaigoje Kenas sako, tai kas aš esu be Barbės. I'm just Ken. Ir čia, man atrodo, irgi yra labai aktualu ir šiais laikais. Dabar šiaip pagalvok, iš ko iš mūsų tikisi tėvai? Kad mes baigsim univerą, ten gausim darbą, ir yra programavimas žmonių, kokie tie žmonės turi būti. Tai aš šitam filme irgi tą patį pamačiau. Bet kas man labiausiai patiko ir šiaip man galėjo būti dar daugiau, tai yra šitas filmas man labai panašus į Lego filmą.
Tai yra kaip multimilijoninė kompanija daro šiaip tai savo filmą product placementą, bet ir sugeba iš savęs juoktis. Nes Matelis labai juokės iš to, iš savo nevykusių Barbie modelių, iš savo godumo, yra daug to meta humoro, bet jo galėjo būti daugiau. O ką tu manai apie tai, kad šie jau žada pasileisti Matelio Cinematic Universe? Aš abejoju, kad tai bus sėkminga ir aš abejoju, kad tu, kaip ir, pavyzdžiui, su Lego filmu. Nu, tu matęs Lego filmą? Jo. O tu matęs kitus Lego filmus? Esu Lego Batmaną matęs, berods. Nu va, aš, pavyzdžiui, net ne. Ir apie jį buvo, taip, apskritai, kad buvo mažai kalbėta. Tai galbūt bus paleisti tie filmai, bet Barbės filmas, man atrodo, tarsi tie kiti filmai nebus toks reiškinys. Nu, tipo, aš tiesiog iš vis tikėjausi, kad tai bus iš vis kitoks filmas, o ne kažkokios žinutės pušinimas. Nu, aš tai nemanau, kad čia žinutės pušinimas buvo. Aš tai mačiau ir šiaip labai smagų filmą. Kaip filmą, kaip nuotykį, bet man tai šiaip tai patinka, kad žmonės antiek piktinosi tuo filmu. Aš neatsimenu, kur aš perskaičiau tą mintį, bet realiai tai filmas atliko savo funkciją. Jis parodė kažkokius skaudžius dalykus ir kai kurie žmonės galbūt pamatė save tame filme ir dėl to labai pyksta. Tai kai pradėjo žmonės šnekėti, nes aš pradžioj girdėjau visas diskusijas apie vaukizmus ir taip toliau, ir kaip čia yra stumiama, ir ten šitie visokie Amerikos ultradešiniai, tas pats Benas Šapiro ten darė ilgiausią analizę, kodėl Barbė yra šūdinas filmas. Man tai smagu, kai tokie žmonės pyksta. Reiškia, pas juos, viduje kažkiek supranta, kad ten ir teisybės parodyta, bet tai netitinka jų agendos. Tai man, kai visi šitie ultradešinieji pyksta, aš džiaugiuosi, aš ploju. Tai aš dėkoju Gretai Gerwig, kad tai padarė. Bet šiaip visame filme tikrai geriausia vieta yra tas šokis ir ta daina I'm Just Ken. I'm Just Ken labai puiku. Palauk, kas ten Slashas iš Guns N' Roses atlieka dalį tos dainos. Man atrodo, yra ten jo solo. A ne? Jo, man atrodo. Okay. Bet šiaip pats filmas, įvykis yra tiek iš reklaminės pusės, negalim to nuneigti, tiek ir iš tos, kaip pats filmas, kiek ten aktorių gerų, kiek ten šiaip žmonių prisidėjo. Tai tiesiog dėl to aš tikėjaus, pamatęs tą visą komandą, tuos visus aktorius, tikėjaus kažko, wow, o čia buvo, Tavo lūkesčiai gal buvo per aukšti. Turbūt. Nes, tiesiog. Nežinau, ar apie Barbę dar kažką nori pasakyti, ar galima įti prie Oppenheimerio? Nebenoriu. Tai nebus filmas, kurį aš dar kartą kada nors. Aš tai manau, kad aš dar kartą įsijungsiu. Pažiūrėt, man šiaip patinka kine pažiūrėti, to po kažkiek laiko pažiūrėti namuose, vien dėl to, įspūdžiai vis tiek, tos patirtis. Vilmantas filmus žiūri per savo išmanų šaldytuvą tiesiog. Pasijungęs. Ir išmanijos skalbimo mašiną. Taip, tiesiog. Tai jeigu su Barbė, pavyzdžiui, tu sakai, turėjai lūkesčių, aš gal kaip tik mažiau turėjau lūkesčių, bet aš dar mažiau turėjau lūkesčių su Oppenheimeriu. Nes šiaip tai aš ant Nolano, ne tai, kad pykstu, bet aš buvau juo nusivylęs. Jo, tie visi kosmoso mindfuckai jau šiek tiek buvo atsibodę, man tiesą sakant. Ir, pavyzdžiui, man Interstellar, čia vėlgi, nežinau, kiek čia nepopuliari nuomonė, kaip ten sako, vieni lygino, su Kubriko šitą kosminio Odisėją ir apskritai, kad čia, vienas geriausių mokslinės fantastikos filmų, tai gal iš efektų prasmės taip, bet kaip pats filmas, man jis nepatiko. Ir šiaip, ir tas pats Dunkirkas, aš supratau, ką Nolanas daro, bet irgi nebuvo, kaip sakyt, mano arbatos puodelis. Dėl to aš jau Oppenheimerį su skepsiu žiūrėjau, sakykime taip, ir aš jį pamačiau ir tai yra mėgstamiausias mano metų filmas. Tai yra tikrai geriausias Nolano filmas, visų laikų Nolano karjeros filmas ir vienas geriausių šių metų filmų ir tikrai mano mėgstamiausias šių metų filmas. Dėl tavo teiginio, kad tai geriausias Nolano filmas, gal nežinau. Kuris geresnis? Inception yra Inception. Man Inception... Ir, blemba, ir mes turim tokį fenomeną kaip Dark Knight Trilogy. Kaip trilogija, taip, bet man nei vienas atskiras filmas, to prasme, tai yra geri veiksmo filmai, bet man tiesiog Oppenheimeris yra aukščiau biški. Man tai rodo geresnį Nolaną. Nolaną, kuris nėra, kad pasisodina kvailą žiūrovą ir jam paaiškina, kur čia buvo mindfuckas, arba kur duoda, tik tai šaudo gaudo. Tai, Batmano trilogija buvo daugiau negu šaudo gaudo, bet visgi tai yra sunkiau padaryti įdomų
gilų filmą, kur nebūtų tiek, ta prasme, kuris nebūtų prifarširuotas veiksmo. Ir Oppenheimeris nebuvo prifarširuotas veiksmo, bet tos 3 valandos visiškai neprailgo man. Aš nežinau, ar tai tiesa yra, bet aš kažkur skaičiau, užmačiau, kad tas filmas turėjo būti daug ilgesnis, bet nenorėdamas išmesti daug veiksmo, tiesiog sukatino dialogus to tokiu YouTube'iniu būdu, kur visokius įkvėpimus ir pauzės daug kur nukirpo, dėl to gavos tas toks tiktokinis pokalbis žmonių. Nu, šiaip tai jo, ta dinamika tai buvo gana... Tai vat dėl to kažkaip ir lengviau žiūris. Aišku, gyvenime nekalbėtų niekas taip kaip jie, bet šiaip žiūrėt buvo smagiau. Ir jo, aš su tavim sutinku, tai man irgi geriausias šių metų filmas, nors ir aš prasnaudžiau tas 15 minučių, bet po to jau užkabliavo. Ir neerzino net už manęs sėdintis Erasmusai, kurie visą laiką kalbėjo. Ir šiaip, man atrodo, labai svarbu šitas filmas dabar, ypač šiais laikais, kai dėl karo Ukrainoje buvo, vis dar yra šiaip tas nesaugumo jausmas didžiojo Europos dalyje, ypač pas mus, bet dar didesnis yra, kas ir iki Amerikos, manau, nukeliavo, ta baimė dėl branduolinio karo vėl Putino šantažas ir taip toliau. Ir apskritai tas permąstymas mūsų, kai santykių, valstybių, karo, ginklavimas, taip toliau, tai vis išlendantis, nes pirmas pasaulinis karas buvo pavadintas karu, kuris užbaigs visus karus. Kaip jums pasisekė? Chujovai. Tai čia irgi atominė bomba, tam pačiam filme yra pasakyta, kad tai yra ginklas, kuris užbaigs ne tik šitą karą, tai yra antrą pasaulinį, bet visus karus. Tai yra ta nuolatinis noras užbaigti visus karus, bet vėl gimstanti tą agresiją. Aš siūlau tiesiog visiems nueiti į Jungle Kingą, išsiaiškinti ir nebesiūskit su vargšu jaunuoliu į mūšį. Na, jeigu Lobovas išsiaiškino su Hotuku, arba Mineda su Maibachu, tai tikriausiai ir Putinas gali išsiaiškinti Jungle Kingą su... Bet blema Zelenskis gautų, manau. Aiktų, ne. Bet, tai Zelenskis daug jaunesnis. O nėra, kad Putinas ten karatistas ten kažkoks. Nu tai taip, bet žmogui netoli 70. Nu, bet žiūrėk, tai visi kungfucijai, kungfu meistrai. Jo, tai aš nemanau, kad Putinas yra kungfu meistras. Tu matei jį ant meškos be marškinėlių. Ir kada tai buvo? Prieš 20 metų. Prieš 20 metų. Pakalbėkime gal šiek tiek apie castą, apie jų pasirodymus. Tai Peaky Blinders, Cillianas Murphys. Manau, kad vienas geresnių šios kartos, jei galima pavadinti taip aktorių. Gal ne kartos amžiaus prasme, bet filmų, kurie eina per šitą dešimtmetį, tai kažkaip labai... Kažką jis turi tokio. Jis turi, jisai turi seksualumo, bet ir geros vaidybos. Čia negaila girt žmogaus, nes kai kuriais aktoriais būna, kad koks jis gražus ir automatiškai koks jis yra geras aktorius. Tai ne, Cilliano Murphyo grožio nevertinsiu, bet jis tikrai yra geras aktorius. Šiaip labai smagu, kad jis pagaliau gavo didelį filmą, kur atlieka pagrindinį vaidmenį. Su Nolanu jie tikrai turėjo ne vieną rodeo, bet nei vienam filme jis nebuvo pagrindinis. Ir pagaliau jis yra. Po to mes turime, aišku, Robertą Downey jaunesnį, kuris pagaliau vėl parodė, kad gali vaidinti rimtus vaidmenis. Nes, Iron Manas yra geras vaidmuo, didelis vaidmuo, bet komiksų herojus, ten nėra labai daug gylio kažkokio. Ir šiaip ar nėra taip, kad čia reikia greitai patikrinti, kad čia yra toks Downey šiaip sugrįžimas po kažkokios pertraukos apskritai į aktorystę? Nes jis man labai patiko filme Zodiakas, jis berods 2008. Anksčiau, žinok, man atrodo. Anksčiau? Žodžiu, kažkada. 2007. 2007. Tai ten jis turėjo tai irgi tokį šiek tiek neurotiško dėdės vaidmenį. Dabar irgi pamatėm, kad jis vėl tokių full manipuliuojančių psycho gali būti ir man labai patiko tas vaidmuo. Jo, tai jisai po Avengerių Endgame dar pasirodė šitas Dolitlis, apie daktarą Dolitlį ir tada buvo
pauzė buvo tas... Nu, po tokio filmo turėtų būti pauzė. Tikrai tai. Buvo dokumentinis apie jo tėvą, kur yra Netflix'e neišėjęs, bet šiaip tai 3 metų pertrauko iki Oppenheimerio. Ir man labai patiko, ir šiaip matos, toks santykis, Nolanas sakė, kad jis to Leviso Strauso, kurį vaidina Daunis jaunesnysis, ir Oppenheimerio santykis yra jam kažkiek priminė ir kažkiek jis bandė jį daryti kaip Mozarto ir Salierio iš legendinio filmo Amadėjus. Tai Amadėjus. Tai buvo tas netalentingo, bet gudraus ir talentingo, genijaus figūrų tų dviejų susidūrimas ir toks kaip tiesioginis, netiesioginis konfliktas. Šiaip pirmoj pusėje filmo man biški kilo klausimą apskritai apie tą Strauso liniją, bet po to viskas labai gražiai susidėlioja. O kaip vertini visą filmui duotą, išsakytą, išvemtą kritiką, kad kas man labai juokinga, nes čia filmas pagal istorinius faktus. Kodėl tiek mažai moterų? Kodėl jos nekalba? Nes buvo būrys vyrų mokslininkų? Žiūrėk. Wake the fuck up. Tai va, primindamas, kad tai yra mano mėgstamiausias šių metų filmas, šiaip aš sutinku su ta kritika dėl to, kad, bet šiaip tai čia apskritai kritika Nolanui, kas yra gera moteris veikėja, kurią yra sukūręs Nolanas. Apskritai, bet kokiam filme. Bet, okei. Bet, neateina į galvą. Nėra, bet visi kiti filmai jo yra fikcija. Čia vis tiek yra kažkiek biografija. Jo, bet žiūrėk. Bet aš tada būčiau, man tos, realiai yra 2 pagrindinės moterys veikėjos, tai yra ta meilužė, kurią vaidina Florence Pugh, ir Emily Blunt vaidinama žmona. Tai man ten atrodė per daug, ta prasme, atrodė, kad Nolanas prisivertė save įtraukti jas į tą siužetą, bet kadangi jis nemoka rašyti moterų veikėjų, tai gavos toks Tai arba reikėjo nieko nedaryti, arba, pavyzdžiui, aš mačiau Mėsos, kur su žmona galima buvo daugiau padaryti. Ta prasme, tą santykį labiau išvystyti, nes buvo tokios užuominos, ant kiek tiek žmona, tiek meilužė turi įtakos pačiam Oppenheimeriui, bet tai buvo lyg tarp kitko. Tai aš suprantu tą kritiką vien iš to, kad jeigu, manau, tos kritikos būtų buvę mažiau, jeigu tų veikėjų apskritai nebūtų buvę, arba jos būtų labai epizodinės. Bet Nolanas jas kaip ir patyzino ir tada jos atliko jokį biškį vaidmenį. Nes, pavyzdžiui, meilužės linija, kuri šiaip yra labai svarbi Oppenheimeriui. Nes tai labai paveikia yra, ta prasme, jo ten tolimesnį gyvenimą po atominės bombos sukūrimo. Jinai buvo lyg tarp kitko ir man galbūt norėjosi daug, ta prasme, čia tikrai buvo, sakau, Mėsos, su kuria tu galėjai dirbti. Tai čia kritika apskritai... Oppenheimeriui pats su ta mėsa patiko dirbti. Tai čia kritika apskritai, man atrodo, Nolanui, kad jis koncentruojasi į kitus dalykus, tai, bet man tada atrodo, kad tada apskritai nedaryk. Nes, pavyzdžiui, Emily Blunt, jo žmonos veikėja man žiauriai patiko ir čia aš mačiau tą tokį, sakau, daugiau to molį, iš kurio tu gali geresnį ten tą indą įžiesti. Tai sakau, aš suprantu tą kritiką ir minimaliai prisidedu, bet man tai nepablogino filmo. Tai buvo, žinai, tai yra filmas, kuriam neduočiau galbūt 10 dėl kai kurių, žinai, mažų smulkmenų, ten 9,7 duočiau. Tai čia viena iš tų smulkmenų, kad jeigu jau darai, tai daryk gerai. Žinai, kas man pablogino tą filmą? Tas hūdinas makiažas, kai jie vaidino jau senukus. Kas, už kiek ten, už 5 litų nusipirko? Atrodo tragiškai, panaudokit, ką žinau, Sidžiajus. Scorsese Irishmenus padarė, pasiėmęs nupušusius senius, kurie jau virvučių tampa. Ir ten juokingai atrodė, bet vis tiek geriau, o kas ten buvo? Aš nesuvojęs labai blogai. Ar viską išleido tam... sprogimų ir tiesiog nebeliko, nes siaubinga. Ta vietą iškirpti, permontuoti, nežinau. Iškirp, kurią tam pusę filmo yra, kurie vyresnio amžiaus. Davai aš įsijungsiu visų kinomanų mylimą Letterbox'ą. Pažiūrim pagal žanrus šiek tiek.
kas kaip, ką vat fanai filmų išrinko patys, kas jiems labiausiai patiko pernai ir gal koks filmas klius mums ir galėsim aptarti šiek tiek. Okay. Tai pirmą pasakysiu, kas yra apskritai top 3. Tai antrą ir trečią vietas su 4,3 dalinasi Oppenheimeris ir Jorgos Lantimos filmas Poor Things. Tai aš mačiau, kad jis pas mus dabar atsirado kino teatruose. Jo, man atrodo, mes įrašinėjom sausio 7, tai man atrodo, kažkada va šitą savaitę. Tai mane visai intriguoja ir visai norėčiau pažiūrėti. Biškai nesuprantu, apie ką čia yra, atrodo labai chaotiškas filmas. Ten mokslinė fantastika. Vėlgi, prisipažįstam, abu nematėm, bet man labai patiko to pačio režisieriaus Favoritė su ta pačia Emma Stone ir šiaip pats filmas laimėjo Venecijoje ir man atrodo Kanuose, jeigu aš gal ir meluoju. Ne, Venecijoje jis laimėjo Auksinį liūtą. Tai aš nežinau, man tai atrodo, kad tikrai bus šiza filmas, bet pats tas režisierius Jorgos Lantimos, jis labai paima, tokius, kaip sakyt, skirtingas aikšteles, bet kalba apie tokius dalykus, kurie aktualūs šiandien arba yra bendražmogi. Šita pati Favoritė yra kalbama apie vis tiek ten 17 ar 18 amžių, dabar neprisiminsiu, ir veiksmas vyksta Anglijoje, bet ta pati drama, tu gali pritaikyti ir šiem laikam. Kiti jo filmai irgi. Tai Poor Things yra mokslinė fantastika, bet aš jaučiu, kad tai bus, vėlgi, ta tokia medžiaga, kur gali diskutuoti apskritai apie bendražmogiškus dalykus. Šiaip Emma Stone puikiai vaidina, labai myliu šitą aktorių, man atrodo, jie su Jorgos Lantimo šiaip labai gerai susidirbė, klausimas gal net ir per gerai susidirbė. Jo, bet čia yra tas filmas, kuris, mes turim tą, kaip problemą, bet kuris kaip ir yra praeitų metų, bet pas mus rodys šiais. Tai aš šiaip visai manau, kad mes jį kada nors aptarsim pažiūrėję. Jo, ir nes bus vertas. Jis kartu su Oppenheimeriu ir dar keliais filmais, apie kuriuos kalbėsim, šiaip yra ir šio apdovanojimų sezono favoritas. Jo. Tam pačiam Auksiniam gaubliui dabar nominuotas. O mes, spoiler alert, vis tiek darysim Oskarų apžvalgą. Tai ir aš manau, kad jisai tikrai bus nominuotas Oskarui. O spėk, kas pirmą vietą iškovojo tarp Letterboxdo fanų ir skaitytojų. Gerai, tai aš tik, ar tai filmas, apie kurį jau kalbėjom, ar tai filmas, apie kurį mes kalbėsim? Nežinau. Nežinai? Ne Killers of a Flower Moon? Ne. Ok, tai tada nežinau. Spider-Mano multikas, kuris mane žiauriai nuvylė. Man pirma dalis buvo, kažkas rovė smegenis tiesiog. Ir žiauriai laukiau šitą. Nežinau, man kažko ten trūko. Aš prisipažinsiu, aš nemačiau, bet aš jį atsidėjęs esu, nes kaip ir tavo pirma dalis labai patiko. Jo, pirma kažkokios daugiau charizmos turėjo, bet nežinau, ta antra. Bet čia yra Letterboxdo mėgstamiausias šių metų filmas. Jo, 4,5 iš 5, o kiti 2 minėti filmai po 4,3. Gerai, pasivaišnom pagal žanrus. Per visus neįsim, tik tai svarbiausius. Tai veiksmas, brūkšnelis, nuotykiai. Pirmą vietą pasiėmė Godzilla -1. Kiek dar bus filmų apie Godzilla? Bet čia yra ne amerikiečių filmas. Ne, čia yra Takashi Yamazaki. Jo, tai irgi čia vėlgi yra filmas, kurį aš irgi esu atsidėjęs ir aš kaip suprantu, jisai vis tiek yra gerai padarytas ir turi vis tiek neturi tiek plasmasės, kiek hollywoodiniai tie Godzillos filmai ir aš apie jį tikrai labai gerų atsiliepimų girdėjau. Tai aš, pavyzdžiui, dėl šito aš nepykstu, bet, dar paskaityk, kas yra kiti prie veiksmo filmų. Antroje vietoje Guardians of the Galaxy, uždarimas šitos franšizės. Ir galimai paskutinis geras Marvelio filmas. Galimai, turbūt, kad paskutinis. Šiaip tai turim pašnekėti apie šitą votį ir šitą šašą, taip. Kad, man atrodo, va šitie metai tiesiog yra paženklinti Marvel mirtim. Jo, visiškai. Jeigu 2023 metai yra geri kinui, tai Marvel kinui yra siaubingi. Apie nei vienas Marvel filmas dabar man nekelia jokio, kaip sakyt, excitemento, kad aš jo laukčiau. Manęs net nedomina, kas bus ten naujieji Avengeriai, ar jie net, jeigu ir sugrąžintų, žinai, senuosius.
nėra jokio tokio, nusakau, Aš net nepastebėjau, kai išėjo paskutiniai 2 filmai. Jie tiesiog atsirado ir aš toks, Marvel filmas, nežiūrėsiu. Jo, yra ir Tiesiog. Ir man atrodo, kad čia, pavyzdžiui, net ir ta pati Barbenheimerio sėkmė rodo, kad žmonės yra pasiilgę originalių istorijų. Okei. Negali sakyti, kad čia baisiai originalus, nes vienas yra pagal knygą, kitas pagal produktą, bet apskritai, kad nusibodo žmonėm prequelai, sequelai, šitie rebootai ir taip toliau ir panašiai. Ir net tam pačiam franšizėm, kad ir superherojų, reikia surasti naują receptą, kad tie filmai būtų ir geri, ir žiūrimi. Ir čia toks kaip ir, nežinau, skambutis DC, kurie planuoja paleisti savo naują visatą su naujais filmais ir naujais žmonėmis vaidinančiais tos pačius Supermaną, Batmaną. Įdomu, ką jie darys, nes jie tikriausiai, aš tikiu, kad jie žiūri į Marvel nusivažiavimą ir jie turi permąstys, ką jie daro, bet aš kažkiek esu užtikrintas, nes Jamesas Gunnas yra už viso to vairo ir aš tuo žmogum pasitikiu. Bet aš verkiau per Guardians of the Galaxy. Nes pabaiga? Labai kažkoks... Čia rauguliukas buvo. Dėdė rauguliukas. Labai kažkoks jausmingas filmas buvo, nežinau. Toks ir ta muzika parinkta taip. Šiaip labai geras būtų uždarimas, jeigu jie daugiau rimtai nebekurtų nieko, bet jau too late, jie kuria toliau, pumpuoja. Tai nežinau, tegul apsišyka galas. Čia mano naujų metų linkėjimas Marvel. Apsišykit galas. Suprastėjo. Yeah. Ir pavyzdžiui, dabar pažiūrės, net ir tie patys kažkokie nauji švieži oro gūsiai, kurie čia buvo pastaraisiais metais, tas pats Taika Waititi. Tai šita Meilė ir griaustinis, čia aišku, ne praeito, užpraeito metų filmas, bet irgi buvo, kur reikėjo atidirbti. Tai dabar didžiausia problema su Marvel yra, kad reikia atidirbti, reikia paimti pinigą. Ir aišku, bus žmonių, kurie seka visus tos filmus, žiūri visus tos filmus ir žiūri visus serialus, nes tai susiriša vieną didelę istoriją, bet to mažės, nes žmonės yra nekvaili, jeigu jiem tu vieną kartą prastą produktą duodi, jie nueis, antrą gal irgi nueis, bet jau trečią nebenueis. Jam bus jau nebeįdomu. Tai aš nežinau, jiem patiems reikia permąstys, jiem reikia pagalvoti, ką jie daro. Komedijos, tai pirmoje vietoje jau mūsų aptartas Poor Things, kurio mes nematėm. Antroje vietoje aš to filmo dar nemačiau, bet labai girdėjau gerų dalykų ir aš manau, kad jeigu mes kada nors dar kalbėsim apie kalėdinius filmus, kad jis bus tarp kalėdinių filmų topų, nes atrodo labai, labai promising. The Holdovers. Jo, irgi prisipažįstam, nematėm, bet man patinka šito filmo režisierius Aleksanderis Peinas. Ir man labai patinka jo filmas 2013 metų Nebraska. Tai yra komedija, ne komedija, tokia dramedija. Tai Aleksanderis Peinas turi niūchą, kaip papasakot tokias rimtas istorijas, bet su tokiu labai lengvu, subtiliu ironijos prieskoniu. Tai jo, Holdovers atrodo kaip filmas, kuris turėtų pati geri atsiliepimai, bet vėlgi aš net nežinau, ar jį rodys Lietuvoje, jaučiu, kad ne. Aš berods gal kokia pasims Skalvija ar kažkas. Arba kokiam festivaliui gali atsirasti, bet okei. Drama, taip, Oppenheimeris laimėjo, fantastika, vėl Poor Things. Poor Things viską laimi. Viską jie šiandien šluoja. Ir dokumentika yra 20 dienų Mariupolyje. Tai matos, kad Rusijos karas Ukrainoje palietė ir dokumentinių filmų industriją. Bet ir gerai, kad ta tema, žinai, išlieka. Nors, aišku, žinai, pavyzdžiui, aš atsimenu, praeitais metais labai daug diskusijų kilo dėl dokumentinio filmo, kuris Oscarą laimėjo, dėl Navalno. Ir pačio Navalno, žinai, kaip asmenybės. Tai vėlgi kartais yra ta, ne tai, kad baimė, bet yra galbūt tokia, rizika, kad kartais dokumentiniai filmai heroizuoja žmonės, kurių nebūtinai reikia heroizuoti. Jeigu jie kalba apie kažkokias aktualias problemas arba įžiebia diskusiją, viskas ok, bet žinai, jeigu tu sukuri filmą, kuris heroizuoja kažkokį žmogų ir nepamini galbūt kai kurių diskutuotinų jo savybių, kaip buvo kažkiek su Navalnu, tai
galbūt ir nėra gerai. Ypač kai tu kalbėjai auditorijai, vakarų, kurie nebūtinai žino tą kontekstą. Iš vis dokumentika yra labai toks slidus žanras. Nes, visi vis tiek yra pratę, dokumentiką pasitikėti, o pažiūrėsiu, išmoksiu kažką naujo. Tai jeigu vakarams parodai tiesiog tokį ir kažko, žinai, neparodai iki galo, tai Čia tu apskritai dokumentika, kai tu sakai, kad tu paėmė kaip, tu paėmė kaip tiesą, tau dokumentika asocijuojasi su enciklopedija. Objektyve tiesa, Jo. bet tai nėra, tai yra vis tiek subjektyvus požiūrio kampas ir čia yra problema, daug yra gero dokumentinio kino, bet daug kas yra ant tos ribos, kur tu varijuoji faktais ir kai tu varijuoji faktais, tu jau pasakoji savo istoriją. Geriausias dokumentinis filmas vis tiek visada išliks Čeburėkų pardavėjai. Prabėgam greitai metus, tai kokie buvo įsimintiniausi filmai, tai sausis buvo Meniu, buvo Batuotas katinas, buvo Avataras. Įsikūnymas. Ne tas Avataras, tas mielas, kur su strėlė ant galvos mėlyna, ne. Kur be to bus naujas serialas, Netflix'e live action. Jo, aš visai kažko tikiuosi. Na, aš iš Netflix'o jau nieko nebesitikiu. Kaip ir iš Marvel. Jo, kažkaip Netflix'as paskutiniais metais, kaip Guardians buvo paskutinis geras šitą Marvel kūrinys, tai The Crown paskutinis sezonas, manau, bus paskutinis geras Netflix'o serialas. Ok, tada turime vasarį, tai yra Skrusdėliukas, irgi siaubingas filmas Marvel. Ir Babilonas iš tokių įsimintinesnių. Jo, šiaip Babilonas vienas iš tų filmų, kuris labai šiaip suskaldė žmonės, nes vieni sako, kad tai yra šedeuras, kiti sako, kad tai yra chaosas ir betvarkė. Tai, bet čia yra vienas iš tų filmų, kuris, žinai, kai tu matai, kas yra režisierius, tu labai lauki, nes štai yra žmogus, kuris sukūrė Whiplash ir La La Land. Tai šiaip tai aš mačiau, čia dabar nubėgant biškį ir į metų galą, pas mus dabar greitų metų rodys naują Taika Waititi filmą. Aš dabar neatsimenu pavadinimo, bet ten yra su Fassbenderiu, kuri pagal tikrą istoriją, kaip šitą Amerikos Samoa komanda treniravo. Jo, girdėjau, jo. Jo, ir aš pamačiau jau atsiliepimus, kad labai, žinai, ne kokie atsiliepimai. Tai kas jam nutiko? Tai va klausim. Kas jam įkando? Rita Ora. Rita Ora jam tikrai įkando. Tiesiog. Bet tiesiog čia gal man atrodo, žinai, pavyzdys, kai mes kartais per daug sureikšminam vardus ir būnam tokie labai, aišku, jeigu tau to režisieriaus ar aktoriaus filmai patiko prieš tai tu ir lauki, bet tai įrodo, kad žmogiška klysti ir nebūtinai, kas yra sukurta Taikos Waititi, jeigu tu mėgai anksčiau Taika Waititi, būtinai bus gerai. Arba tas pats, aš labai užstrigo, man pavardė to, kuris Whiplash sukūrė, kuris Babilonas sukūrė, kad nebūtinai bus tai visiems, jeigu tu ir mėgai prieš tai jo kūrinius. Kove nieko gero, turėjom kokaino mešką, čia buvo interneto. Čia man labai nustebino su kokaino meška, dabar kokaino mešką įdėjo į GO3 ir top 10 visada GO3 filmai yra multikai. Dažniausiai, arba kokaino meška. Pirmoje vietoje. O gali būti, kad sumaišo su kokiam nemanau. Jau tikrai nesumašai Medved sumaišo, bet nemanau. Balandį turėjome dar vieną dainą, kuri užvaldė internetą, tai Peaches, Super Mario brolių filmas, multikas. Po to turėjome gegužę su Guardians of the Galaxy. Birželis buvo Žmogaus voro multiko. Mėnuo, Liepa, tai Liepa. Prie Barbenheimerio iššoko jau tavo minėta Misija neįmanoma ir Indiana Joneso paskutinis pasispardymas. Jo, kuris šiaip vėlgi dar kartą, man atrodo, patvirtino, kad, išskyrus Misiją neįmanoma, aišku, reikia pažiūrėti, kiek Misija neįmanoma, pavyzdžiui, uždirbo pinigų, bet jo, Indiana Jonesas yra dar vienas parodimas, ant kiek žmonės, jiem nusibodo tas pats per tą patį, žinai, pervalgyta, pergrumuluota ir tau paduota. Kad pats filmas ten nebuvo, žinai, kažkokia tragedija, bet žmonėm tiesiog to nebereikia.
Nu, šiaip, misija neįmanoma, biudžetas 200, link 300 milijonų, uždirbo 500 milijardo. Nu, nebaisiai daug. Nu, nes atsibodo jau, kiek galima. Jo, ir čia yra, pavyzdžiui, palyginimui prieš 5 metus buvo filmas, kurio biudžetas buvo, 108 milijonų, sakykim taip, ir buvo apie 800 milijonų to box office. Nu, tai kritęs. Tomas Kruzas pats nėjo į tą filmą, tai kodėl jis tikis, kad kažkas kitas eis? Bet Tomas Kruzas, vėlgi, reikia pasakyti, kad jeigu mes sakom, kad Barbenheimeris irgi kažkiek pajudino, žinai, jau kažkiek buvo užmigusią kino industriją, bet šiaip tai ją pažadino ir bijau sumeluoti, ar Scorsese ir Spielbergas tai pasakė, kad Tomas Kruzas išgelbėjo Hollywoodą, tai su Top Gun, Maverick. Tai šiaip Tomas Kruzas dar turi paraką. Man gana net šiaip keista, kodėl misija įmanoma nelabai baisiai pavyko. Nu, tas nuostabus Metro Pam žmogelis. Vai, puikus žmogus. Rugpjūtį vis nieko gero nebuvo, Vežliukų nindzų multikas, wow. Turime rugsėjį su filmu Bottoms. Tada spalis, spalį jau galim pasikalbėti vaikinę dabar. Scorsese, filmas, anot jo, į kurį jisai sudėjo viską, ką norėjo sudėti per visą savo karjerą. Meluoja, nebuvo nei vieno mafijozų, nebuvo gangsterių. Tai Martynai, nemeluok. Gerai. Mes abudu pažiūrėjom šitą filmą visai šviežiai. Kokios emocijos? Taip, jeigu kas nesuprato, kalbam apie Gėlių mėnulio žudiką. Jo, Killers of the Flower Moon, naujausias Scorsese's filmą. Jis yra visai, kartu ir panašus labai į Scorsese's filmus, bet kartu ir visiškai nepanašus. Žinai, labai akies testas, tai kodėl panašus, nes jame vaidina arba DiCaprio, arba De Niro, čia vaidina abu ir šiaip yra čia pirmas Scorsese's filmas, kuris juos abu susadino. Man šiaip tai patiko tas pats filmas, vėlgi dėl tos pačios trukmės aš gal kiek ir kipčiau, gal tikrai nereikėjo 3,5 valandų. Labai nereikėjo. Bet Scorsese, man atrodo, į karjeros pabaigą tiesiog jau pasileido tuos kelis likusius plaukus ir toks, jūs norite, kad aš pas jūs filmą daryčiau? Gerai, bet mano sąlyga yra, aš darysiu 4 valandų filmą. O jisai nenori pradėti tiesiog miniserijas daryti? Nu, tada Oskaro negaus. Jo, ir jis nekenčia kitų Netflixų visokį. Jis nekenčia Netflixų ir Irishman yra Netflix'e, o šitas Killers of the Flower Moon yra Apple TV. Bet jisai nekenčia jų. Jis labiau, man atrodo, superherojų, žinok, nekenčia negu streamingo platformų. Bet aš manau, kad jis tiesiog įdeda ten, nes jam liepia. Jam labiau nepatinka, kai yra žiūrima per telefoną filmai. Jis kaip Nolanas, jam reikia, kad būtų kino teatro patirtis. O Vilmantas, kaip jau išsiaiškinom, žiūri per skalbenkę. Jo, per skalbenkę sukosi tas vaizdas. The Killers of the Flower Moon man patiko, man patiko, šiaip tai istorija gana sudėtinga, bet jinai yra gana paprastai ir aiškiai papasakota, čia kudos Scorsese labai gerai atmosferiškai sukurtas filmas ir kas man šiaip įdomu buvo, tai pati tema pasirinkta. Tai yra, kad Scorsese, būdamas jau gana seno amžiaus, atkreipia dėmesį į temą, kuri, aišku, mūsųse netiek yra svarbi, bet pačioje Amerikoje, kiek jau yra daug filmų sukurta apie, žinai, ten moterų priespaudą, įvairią rasinę priespaudą, bet apie skriaudas vietiniams gyventojams, indėnams, šiaip gana mažai buvo. Ir čia yra viena iš tų temų, kurios Hollywoodo kine yra mažai ir keista, kad jau link rokantiškių keliaujantis Martinas Scorsese imasi tos temos ir sugeba ją papasakoti gana gerai. Ypač, kai mes esame viešai šitame podcast'e išvadinę į rasistų. Taip, tikrai taip. Aišku, ten mačiau, tie patys indėnai galbūt kiek prisigavė. Ir šiaip tai yra, prie ko kabintis, kad jeigu tu pasakoji istoriją, bet realiai tu tiem žmonėm nesuteiki balso, nes, apie ką yra filmas? Yra apie 20 amžiaus pradžią ir kaip dėl naftos pinigų baltaodžiai žudo indėnus. Bet šiaip geriausiai išvystyti veikėjai visgi yra baltaodžiai, ne indėnai, nors ta moteris, kuri Molly vaidino, tai tikrai puikiai vaidino ir aš sakyčiau, kad skambino Oskarai. Galimai aš sakyčiau, kad jinai gali nuskinti statulėlę. Bet čia gaunasi jai antraplanis, ne main. Blemba, bet aš žinau, kad aš ten tų kriterijų nesuprantu. Aš irgi nesuprantu. Kada tu esi main? Jo, nes aš bijau sumeluoti, bet man atrodo, už įsimylėjusi Šekspyrą šitą britų aktorę, Jėzų, užkrito, Judi Dench.
man atrodo, laimėjo už Main, nors ten gal buvo 8 ar 9 minutės per visą filmą. Nu, kur tipo, kas yra Main, kas nėra Main. Na, nesvarbu, bet vėlgi, castas yra geras. DiCaprio šiaip dar kartą parodė, kad jisai moka vaidinti, nes jis sugeba nustebinti. Man buvo nemalonu jį žiūrėti, o man į DiCaprio dažniausiai yra malonu žiūrėti. Tai jis tikrai puikiai atliko savo vaidmenį, De Niro puikiai atliko savo vaidmenį, pati istorija gerai. Brendanas Fraseris, jo, šiaip buvo tokių mažų vaidmenų su garsiais aktoriais. Taip pat filmas man patiko, bet aš negaliu man kažko jame pritrūko. Kad jisai man temptų, žinai, iki geriausio metų filmo. Arba iki geriausio Scorsese'ės ten pastarųjų metų filmo. Ir sakau, aš net negaliu tiksliai vardinti, ko man pritrūko. Galbūt, sakau, tos labiau išvystytų kitų veikėjų, ne tik De Niro ir DiCaprio, galbūt, pagrindimo, kodėl tau reikėjo daryti 3,5 valandos filmų. Man ir ta pati pabaiga pačio filmo yra, kur, žinai, kaip anksčiau būdavo, filmas baigėsi ir tada būna tekstas, kad tipo, kas nutiko su veikėjais. Ok, čia buvo įdomiau padaryta radio spektaklis, bet irgi man galbūt per daug toks tradicionalistinis užrišimas istorijai. Aš tai norėjau, kad jie visi pašoktų tiesiog į dangų, užgrotų ankstyvųjų 2000-ųjų rokas ir tiesiog būtų tokių. Kaip tie visi High School Musical filmai. Bet, nežinau, man patiko, bet vėlgi aš nemanau, kad tai yra filmas, už kurį ten Scorsese susirinks daug apdovanojimų arba... Bet žinai, gali būti, kad, vis tiek, ne tik Lietuva yra švogerių kraštas, visas pasaulis yra biški tokie. Aš manau, kad vien dėl to, nes čia yra Scorsese, čia yra DiCaprio, čia yra De Niro, kad vien dėl to susilauks nemažai nominacijų. Nominacijų taip, bet žinai, apdovanojimų. Šiaip prisiminus tai, kad nuo Scorsese, man atrodo, geriausio režisieriaus apdovanojimą gavo ar geriausią filmą tik tai už Departed, kas yra labiau galbūt už jo praeities nuopelnus, nurodo, kad Scorsese nebūtinai baisiai yra, žinai, mylimas. Nors... O dar sako, kad Hollywoodą žydai valdo. Nieko. Nevelniu. Šiaip tai yra tie top, tu ėjai per Letterboxd'ą, šiaip dar yra tokie sąrašai kaip Amerikos kino instituto top 10 ir nežinau kaip čia gražiau išversti, bet tiesiog National Board of Review Awards ir irgi turi savo top 10 ir tada vieną filmą išrenka kaip geriausią filmą. Tai jie būtent Killers of a Flower Moon ir išrinko kaip metų filmą. Ten visi ir Oppenheimeriai, ir Barbės, ir Poor Things yra. Sakau, vien dėl to, nes čia Scorsese. Gal, bet šiaip tai man tai šitų filmų parodė, kad galėjom galbūt kalbėti apie tai, kad jis jau tikrai jau jam laikas į pensiją. Irishman buvo toks it's okay, dalis dalykų patiko, dalis ne, bet rodė, kad galbūt jis jau nebejaučia to, žinai, niucho. Tai šitas filmas man parodė, kad jis jaučia. Ir aš visai laukiu jo ir kitų filmų. Bet man šiek tiek keista, kad tas filmas nebuvo toks įvykis. Toks kino įvykis. Jis tiesiog atėjo į kino teatrus. Tie, kas mėgsta filmus, pakalbėjo apie jį, pažiūrėjo jį, pasiskundė, kad eina 16 valandų. Bet kad būtų kažkas, žinai, kad sudrebintų ir šiaip kultūrą, tai... Bet matai, labai reikia dabar daug ko, kad tai sudrebint. Man atrodo, Barbenheimeris tai parodė, kad turi ir aplinkybės sukristi, turi ir studijos padirbti ties tuo, o su Scorsese filmais, man atrodo, yra tas, kad jiem reklamos daug nereikia, nes tai yra Scorsese, bet kartu Scorsese iš savęs, jau nebėra tas, kuris, žinai, drebintų. Jis vėlgi, visgi yra legendinis vardas, bet jis nėra toks karštas arba madingas, koks jis buvo anksčiau, koks yra Nolanas. Dabar visgi kiekvienas Nolano filmas dabar yra įvykis ir dar plius sukrito aplinkybės, kad tai šalia Barbės dar buvo. Tai Scorsese nebėra, bet kaip tu sakai, kas mėgsta kiną, jie pasižiūri į kalendorių, pamato Scorsese ir jie nueina. Jo, lapkritis buvo Bado žaidynės. Nemačiau. Bet šiaip tai labai daug ką nustebinęs filmas, nes čia vėlgi prequelų, sequelų ir rebootų eroje dažniausiai tu tikėsi, kad bus blogiau negu originalas ir Bado žaidynių šitą priešistorę, jeigu tiksliai įvardinant. Tikrai buvo kokybiškai padaryta. Aš nematau daug potencialo tai, vėl franšizijai atgyti, bet jeigu tau studija sugeba patiekti ne visišką fuflo, o gana kokybišką pramogą, reikia džiaugtis. Ir dar lapkritį išėjo Netflix'e The Killer su Michaelu Fassbenderiu. Davido Fincherio filmas kažkaip parodantis, kad jo karjera vis žemyn eina. Jisai turėjo Seven, jisai turėjo Kovos klubą. Tada
Nu, čia jo topai. Tada atsirado Zodiakas, kas buvo geras filmas, bet vis tiek nebuvo toks ikoniškas kaip Kovos klubas. Tada tas Social Network apie Zuckerbergą. Man Zuckerbergas. Nu irgi kažkas. Bet tada prasidėjo, žinai, visokie mergina su drakono tatuiruotė, kas nėra labai gera adaptacija. Bet man patiko. Nu, bet man švediškas daug geriau. Nu, ja. Po to tas Mankas ar Monkas, kur irgi Netflix'e išėjo. Tai jis kažkaip jam tą karjerą labai biški taip ritos žemyn. Nes vat man, nežinau, mateitų Killer ne, bet aš žinau, aš galiu pasakyti, kad aš nemačiau, nes būtent kažkaip vis galvodavau įsijungt, bet vis tos prastos reakcijos mane atmuždavo. Šiaip tai aš turiu į watchlistą. Šiaip tai aš nesutinku, kad jo gal karjera ritosi žemyn. Nu, ta prasme, galim gal dabar kalbėti, kad jo karjera ten į apačias jau ridenosi, bet mergina su drakono tatuiruotė, kiek švediškas geresnis, bet šiaip tai yra gerai sukaltas filmas. Ta pati Gone Girl irgi labai geras toks detektyvas. Tiek Zodiakas, tiek Social Network irgi labai vieni geriausių, šiaip reikia sakyti, vieni geriausių hollywoodinių filmų tą dešimtmetį nuo 2000 iki 2010 tiesiog gal per mažai įvertinti. Šiaip keista Benjamino Buttono istorija, šiaip mano vienas labai mylimų filmų, irgi gerai padarytas. Tai negali, žinai, sakyti, kad tik tai praeito amžiaus pabaigoje, šio amžiaus pradžioje Fincheris gerą kiną kūrė, bet, sakau, Killer mane kažkaip atstūmė keletą kartų, bet aš kaip suprantu, jis toks gan atmosferinis filmas. Jo, plius minus. Yra veiksma, bet tas, nežinau. Nu, nepatiko man. Aš tik iš Fincherio ko labai laukiu, tai yra Mindhunter 3 sezono, eina pletkai, kad gali būti. Klausimas, ar Netflix, ar ne Netflix. Abejoju, kad bus kažkaip. Ne, bet dabar tiesiog vėl atsirado, ta prasme, gandai jau ir šitie aktoriai pagrindiniai, duodami interviu vis užsimena, kad Davidas svarsto sugrįžti. Man atrodo, ką jis Fincheris tikrai skolingas, tai yra Mindhunter 3 sezoną. Nes Mindhunter, vėlgi, apie karjeros nusivažiavimą, nenusivažiavimą, vienas geresnių pastarojo dešimtmečio serialų. Aš iš vis buvau apie jį pamiršęs, nes taip tiesiog buvo ir skliausteliuose pasibaigė. Jo, čia tas gal ir pykčio daugiausiai, man atrodo, kelia, tai kad tikrai geras kūrinys, bet nepabaigtas. Na ir Gruodis, filmas, kurio turbūt irgi nematei, nei aš, nei tu, homoerotinis sapnas Emeraldo Fennelio Saltburn. Nemačiau, bet irgi girdėjau labai gerus atsiliepimus. Aš girdėjau, kad žmonėms patiko, bet daugelis irgi sakė, kad ten toks tiesiog horny filmas, per daug horny filmas. Spoileris, kažkas gėrė vonios vandenį, kuriame žmogus primasturbavo. Na, smagu. Ne, šiaip tai šitos režisierius prieš tai buvo Promising Young Woman. Labai geras filmas ir šiaip sakau, mačiau gerus. Ai, čia moteris, aš perskaičiau kaip vyrą. Ne, Emerald. Kaip ten pavardė? Fennel. Aš perskaičiau Fennelis. Jo, jinai be to Crown, man atrodo, ketvirtam ar trečiam sezone vaidino šitą Camilą, Čarlzo dabartinę Anglijos karalienę. Jo, tai aš girdėjau gerus atsiliepimus, bet aš kaip suprantu, nebaisiai nuėjo, kad labiau patiko, žinai, publikai negu kritikam, nes, pažiūrėjus ir į tuos apdovanojimų jau sąrašus arba kritikų sąrašus mažai, kur jisai atsiranda. Tai gali būti, kad čia toks bus susiformuos tokia kulto klasika. Kur filmas pakankamai, kaip suprantam, ir keistas, turi savo fanų bazę, bet, kritikam, gal po kelių, žinai, kai kurie filmai po kelių metų būna iš naujo vertinami ir pripažįstami kaip geri, pavyzdžiui, tas pats Blade Runneris. Kurį laiką buvo toks, it's okay, o dabar sci-fi klasika. Tai nežinau, pasimkit merginą, įsijunkit, arba vaikiną, nežinau, įsijunkit ir žiūrėkit. Kelkim Lietuvos demografiją. Dar turi kažką apie praeitus metus? Maestro pažiūrėjau. Pažiūrėjau Maestro apie Leonardą Bernsteiną, vieną žinomiausių Amerikos
kompozitorių ir dirigentų. Bradley Cooperis ir režisavo, ir rašė, ir vaidino šitam filme. Mane biškė juokina visada tiek, aš žinau, kad, dirigavimas yra sunkus darbas, menas panašiai, ir kad jam reikia įdėti daug metų mokslų, bet blemba, kai čia sako, Bradley Cooperis čia tiek ir tiek metų mokėsi, tau reikia tik vieną dainą išmokti pakilnuoti rankas, tau nebūtina diriguoti iš tikro. Čia filmas, nereik. Tu gali per 2 savaitės išmokti tinkamai tai. Ne, čia kelis metus mokęs Bradley Cooperis diriguoti. Čia aš man atrodo, jis daro tai, ką DiCaprio darė, norėdamas gauti Oscarą, lindo į meškos vidurius, tai čia yra tas pats. Tai Maestro, tai Bradley Cooperis režisavo, vaidino ir rašė, ir aš neturiu daug priekaištų Bradley Cooperiui kaip režisieriui šito. O kas geriau padirigavo, Maestro ar Tar iš pernai? Daug geresnis filmas yra Tar, bet aš mačiau, kad žmonės lygina šitus filmus ir, aš tai visiškai... Nes dirigentai. Bet ne, tai vienas yra visiškai fikcinė istorija, kur Tar, jeigu nematėt Tar, tai būtinai pažiūrėkit, vienas geriausių ne tik pastarųjų metų, bet aš sakyčiau 10-mečio filmų. Taip, sutinku. Bet tai yra fikcinė istorija, čia yra biografinis filmas. Tai Tar pasakojo vėlgi žmogaus tokio pakilimo ir nuopolio istoriją. Maestro pasakojo, man kyla klausimas, ką Maestro norėjo parodyti. Nes aš neturiu, kaip pradėjau sakyti, jam kaip režisieriui priekaištų, neturiu galbūt net ir kaip aktoriui priekaištų, bet Bradley Cooperis su Joshu Singeriu parašė scenarijų ir aš turiu priekaištų. Nes mano supratimu, kaip yra daromi biografiniai filmai. Ir aš čia Maestro labiau lyginčiau ne su Taru, su Oppenheimeriu. Kitų biografinių filmų, kur yra pasakoma per žmogaus prizmę. Ar tu matei filmą Queen? Apie, kur Helen Mirren vaidina Elžbietą II? Ne. Ok, bet tai yra filmas, kuris pasakoja tuos įvykius iškart nutikusius po princesės Dianos mirties. Tai yra realiai pasakojama kelių dienų istorija, per kurią yra atskleidžiama karalienė. Ir jos santykis su šeima, su tauta, su monarchija ir taip toliau. Tai tu gali pasirinkti vieną labai tokį izoliuotą įvykį, arba tu gali pasakoti visą žmogaus gyvenimo istoriją. Tai Oppenheimeris labiau pasakojo žmogaus istoriją negu izoliuotą įvykį, bet jie pasirinko kažkokią temą. Maestro irgi pasakojo žmogaus istoriją, bet galima irgi sakyti, kad jie pasirinko temą, tai yra Bernsteino santykis su jo žmona Felicija, bet ne iki galo man buvo sudirbta nei jų santykis, nei Bernsteino biografija. Bernsteinas yra žmogus, kuris dirigavo, tai tiesiog keletas toks faktų pamėtys, dirigavo, kai buvo nužudytas JFK. Ir čia irgi buvo vienas iš tų kultūrinių tokių įvykių, kuris dalyvavo. Jis dirigavo orkestrui, kuris darė koncertą ką tik po Berlyno sienos griūties, kur buvo vokiečių, rusų, prancūzų, britų ir amerikiečių atlikėjai. Jisai po 7 dienų karo Izraelį irgi dirigavo. Tarsi, tai yra žmogaus istorija tikrai didesnė už gyvenimą, bet man atrodo labai daug faktų buvo išmėtyta. Pati istorija, aš suprantu, per ką ėjo, per santykius su žmona, per Bernsteino kitus santykius, ne tik su savo žmona, bet sakau, man tiek jo karjerai, tiek jo genialumui buvo per mažai dėmesio, tiek galbūt ir iki galo neišvystyta linija su jo žmona. Realiai, filmas yra virš 2 valandų, paskutinės galbūt 40 minučių buvo geros. Bet, sakau, pats filmas šiaip tai tikrai nevertas Netflix'o, jis tikrai vertas yra kino ekrano, nes filmas tas, toks įvykingas, ta prasme, gražiai pastatytas, gerai pastatytas, kurį ne per ekraną, ne per teleką reikia žiūrėti, o kine. Bet, kad jis yra įtrauktas tarp top 10, gal man irgi rodo, kad kaip tu sakai, draugai, visi yra draugai. Žinai, kas prodiusavo šitą filmą? Be Bradley Cooperio. Tiesiog, gali spėt. Lady Gaga. Ne, iš tokių kino žmonių. Matthew McConaughey. Nežinau. Scorsese, okei. Ir Spielbergas. Okei, the fuck. Jo. Jau mažiausiai, ko būčiau mažiausiai tikėjęsis, tai jų.
Jo, tai jie, nu, nes šiaip tai, man atrodo, tiek Scorsese, tiek Spielbergas svarstė kažkada kurti filmą apie Bernšteiną. Bet jo, nu tai man atrodo, čia... Va, tai davė vaikui pasižaisti su šiko reikalas. Tai sakau, aš Cooperis šiaip geras, žinai, man, nežinau, A Star is Born, man visai patiko tas filmas, jis kaip aktorius geras, bet sakau, čia jau, man atrodo, bandymas stumti, kad aš būtinai noriu gauti Oscarą, bet kas tikrai yra šito filmo žvaigždė, tai net ne Bradley Cooperis, o jo žmona vadinusi Carey Mulligan, daug kas iš Drive ją atsimena, tikrai puikiai aktorė. Tai jinai, jeigu ne ta aktorė, kuri Killers of a Flower Moon vaidino, gaus Oscarą, tai aš labai tikiuosi, kad Carey Mulligan. Nu, puikus vaidmuo, tikrai puikus vaidmuo ir man net biškai gaila, kad jos talentas minimaliai buvo iššvaistytas šitam filme, bet čia mano nuomonė. Na, o dabar leidžiamės į naujus metus, aš atsigavau jau netgi, Jėzau, kaip man patinka laukti dalykų, tiesiog turėti vilties, kad jie mane nudžiugins ir po to nusivilt labai. Čia mano visas gyvenimas čia yra. Tai mes susirašėm filmų su Vilmantu, kurių mes laukiam kitais metais, dėl ko mes esame excited ir galim tiesiog po vieną pavardinti, manau vis tiek daug kas sutaps ir tiek. Tai koks to būtų pirmas filmas? Nu tai yra filmas, kurio mes turėjom sulaukti šiemet, bet sulauksim kitais metais. Tai yra Dune 2. Kopa antra dalis. Taip. Vėl, aš turiu keistą santykį su Kopa pirmam dalim. Kodėl jis yra keistas, labai paprastai pasakysiu, aš per jį užmigau. Aš nemeluosiu. Užmigau per Kopą. Aš užmigau, po to dar antrą kartą žiūrėjau. Na, vėlgi, tai buvo filmas, kuris buvo pasmerktas tęsiniui, bet ne dėl savo sėkmės, kurios jis sulaukė, bet kaip tas filmas buvo padarytas. Na, Kopa pirma dalis buvo labai ilga įžanga į antrąją dalį. Tai šiaip tai pats filmas tikrai yra vienas geriausių mokslinės fantastikos filmų, bet tiek dėl aktorių pasirodymo, tiek dėl savo specialių efektų ir viso kito ir režisūros, bet man tai tiesiog buvo per ilga įžanga, per ilgai ištęstas filmas ir aš tikiuosi, kad antra dalis man kompensuos tą mano miegą kino salėje. Aš irgi labai tikiuosi, kad tai nebus tik antra įžanga į kažką. Gal jau pamatysim, kaip vaidina Zendaya. Jo, šiaip tai irgi tas dalykas. Ne tik žiūri kažkur. Jo, Zendaya buvo irgi toks iššvaistytas. Šiauriai. Tai jo, Kopa antra dalis, man atrodo, tikrai daug kas laukia ir galbūt, žinai, jeigu viskas, kaip sakyt, bus deliverinta, tai mes į tai žiūrėsim tiesiog kaip, žinai, tas dvi dalis, nu, kaip į vieną vienetą. Nes aš labai gerai atsimenu, aš nežinau, ar tu Twin Peaks'ą matęs? Jo, bet aš tik pirmą sezoną. O to naujo nematei? Ne. Tai tas naujas 18 serijų buvo ir aš atsimenu, ant kiek žmonės, žinai, putojosi. Ten 18 serijų pažiūrėjo 2 serijas, 4. Kur šiaip Linčas tiesiog sukūrė 18 valandų filmą, kurį, nu, realiai viskas susidėlioja gražiai, kai tu pažiūri visą sezoną. Tai yra, kad po 3 serijų tau nereikia žmogau putotis. Bet aišku, nu, mes įpratom, kad serijos turi, žinai, kabliuojančiai pasibaigti. Taip, man atrodo, gal su Kopa irgi tas pats bus, kad mes žiūrėsim ne kaip, pirma dalis man nepatiko, antra patiko, o kaip į visą visumą. Tai yra Kopos diptikas. Tai lauksim po kokių 20 metų Kopos maratonų tiesiog. Kopos maratonų. Šiaip tai tų knygų yra labai labai daug. Yeah. Kalbama, kad ir tas pats režisierius Denisas Villeneuve yra išreiškęs norą trečią filmą turėti, bet tų knygų dar daugiau. Tai šiaip įdomu, nes jis daro, jo filmai, tas pats Blade Runner yra ta antra dalis, jie yra, nu, tokie didingi ir visa kita, bet, nu, ne minimaliai, ne kaip minimaliai, bet, nu, nebaisiai masėm. Vis tiek tu biški turi turėti košės smegenyse, kad žiūrėtum tas filmus. Ir jie yra tokie, nu, ne autentiški, bet tokie autistiški, autoriniai. Nu, tas autorinis kinas, tiesiog su labai daug pinigų. Tai man įdomu, kaip seksis, žinai, pritraukti žiūrovus į kino sales ir ar mes čia turėsim tokią labai, nu, kaip sakyt, prabangę franšizę, kuri nebus, žinai, tokia buka. Aš kažkodėl tikiuosi, kad Dune bus mūsų kartos žvaigždžių karai. Nebus. Mūsų kartos žvaigždžių karai yra Marvel. Disgusting. Ne, nu, bet tai yra, žinai,
popkorninis kinas. Nu, kaip kai yra žmonių, kurie sako, kad Žvaigždžių karai nužudė kiną. Tai yra, kad, nu, kiek buvo daug autorinio kino ir kur mes perėm, žinai, blockbusterinį kiną. Tai, nu, mūsų laikų, galima sakyti, ta liga yra ne blockbusterinis kinas, o franšizinis kinas. Tai Marvel yra mūsų laikų Žvaigždžių karai. Tu gali, žinai, ko reikia galbūt tikėtis arba norėti, kad Dune bus mūsų laikų Blade Runneris arba mūsų laikų Krikštatėvis, bet, nu, sci-fi. Krikštatėvis sci-fi. Įdomiai skamba. Nu, ta prasme, kad tai yra kino istorija pakeitęs filmas, ganėtinai kokybiškas, bet nebūtinai kiekvienam. Aš dabar noriu pamatyti sci-fi Krikštatėvį. Ačiū tau. Aš nepabėgsiu toli nuo smėlynų. Tai Furiosa, Mad Max saga. Tai galvas kusis ir plikė rodys šį kartą nebe Charlize Theron, o Anya Taylor-Joy. Aš labai tikiuosi, kad čia bus panašus filmas į Mad Max Fury Road, kur tiesiog ilgai važiuos. Nes labai, kad tai man žiauriai patiko tie visi persekiotojai ir aš noriu dar daugiau spalvingų, crazy veikėjų ir su visokiais keistais ginklais. Aš noriu tų išsigimėlių daugiau pamatyti. Krisas Hemsworthas prisijungs, aišku. Aišku, kodėl aišku? Aišku. Nes Australas? Taip. Ką? Smėlynai. Smėlynai. Jo, Mad Max Fury Road man labai patikęs filmas ir aš atsimenu, aš tai labai pikau, kad jisai negavo tada Oscarą, nes čia, man atrodo, yra va tas filmas, kuris yra įvykis ir kuris yra, nu, okei, jo, realiai, kas ten vyksta, nu, nieko nevyksta, vieni važiuoja, kiti juos persekė. Tai žiauriai smagu yra. Bet jis yra veiksmo šedevras. Aš nebijau to žodžio pasakyti. Aš bijau, kad Furiosa tikrai nebus veiksmo šedevras, bet ir, man atrodo, minimaliai yra pavėluota gal su šitu filmu, galbūt ir tą pačią Charlize Theron reikėjo jai suteikti solinį filmą, dabar vėl turėsim prequelą kažkokį. Tai nežinau, bet vėl... Pasitikėk George'u Milleriu. Pasitikėsiu. Žmogus, kuris sukūrė ne tik Mad Maxą, bet ir linksmasias pedutes. Nu, jis... Ir mažylį, tą apie kiaulę. Nuo smėlio iki sniego. Jisai visas stichijas paima. Taip. Visas temperatūras. Gerai, kas tavo kitas filmas? Mano kitas filmas yra, kuris Amerikose pasirodys kovo 29 dieną, tai aš nežinau, kada pas mus, bet manau, kad pasirodys, nes visgi režisierius tai yra Bong Joon-ho. Tu nuknisai mano filmą, vienas mano mėgstamiausių režisierių sukūręs Parazitą. Jo, sukūręs Parazitą, tai jis grįžta su filmu Mickey 17 ir grįžta su Robertu Pattinsonu, kuris pasiėmė laisvadienius nuo vaidinimo Batmano. Filmas, sci-fi filmas apie astronautą, kuris yra išsiunčiamas į tolimą, ledu aptrauktą, negyvenamą planetą, kurią jis turi kolonizuoti. Tai jo, Bong Joon-ho įrodė, kad jisai moka žaisti žanrais. Tiek Parazitę, tiek apskritai savo filmografijoje. Mes turėjom detektyvų, mes turėjom fantastikos, mes turėjom tokios pusiau net ir pasaką su gilesnė potekstė ir moralų, kalbu apie Okdžią. Tai jis moka visokių šokių, ne tik vieną. Jo, ir Robertas Pattinsonas, kai kalbam apie Cillianą Murphy, sakė, vienas geriausių savo kartos aktorių, tai Pattinsonas jau tos jaunesnės kartos, bet irgi vienas geriausių, aš sakyčiau. Mes niekada nepamiršim Saulėlydžio. Bet po Saulėlydžio jis nuėjo į tokius jau visiškai indie filmus, kur parodė visą spektrą savo talentų. Tai man atrodo, čia šitam filmui jis puikiai sugebės sujungti tiek gebėjimą būti kino žvaigždė, tai yra hollywoodiniu vardu, tiek gebėjimą puikiai vaidinti. Aš žiūrėjau, aš atsimenu fantastinį filmą su juo, labai neatsimenu pavadinimą, bet ten prancūzų režisierės ir jis vaidino astronautą, kuris yra kosminis laivas, kur tiesiog sumeta kalinius. Vietoj bausmės kalėjime jo sumeta
tipo į kosminį laivą ir šitą, kad jie ten tyrinėtų, nes pavojingi darbai ir visa kita. Tai Pattisonas ten irgi buvo visiškai kitoks negu tas pats Batmanas, negu tas pats Saulėlydis ar kiti ten, žinai, filmai, kuris vaidino ten seksualų gražų berniuką. Tai Pattisono jis irgi moka ne vieną šokį, čia pritaikant tavo aliuziją į Bong Joon-ho. Mano filmas kitas. Žmogus, kaskadininkas, žinantis veiksmą, sukūręs tokius filmus kaip pirmos 2 Deadpool dalis, Greiti ir išsiutę Hobbsas ir Shaw, Atomic Blonde ir vienas smagiausių man, nepamenu ar pernai ar užpernai metų filmų, tai Bullet Train. Davidas Lyčas grįžta vėl daryti chaoso, veiksmo ir adrenalino su filmu The Fall Guy. Kaskadininkas. Tai su Ryanu Goslingu, Emily Blunt, Aaronu Tayloru Johnsonu, kas aš tikiuosi, kad jis bus Bondu kada nors. Gal? Aš labai tikiuosi. Tai jo, aš tikiuosi vėl chaoso, tikiuosi beprotybės, tikiuosi gero humoro, tikiuosi daug bam ir tikiuosi mažiau prasto rusiško akcentų. Nes per Bullet Train tai ten, Maja dočka. Maja dočka. Tai šiaip kol kas nėra ten labai daug žinoma kažko, yra tik kad... Na, bus man atrodo smagus bajevykas, pats Davidas Lyčas, beveik Linčas, bet ne. Buvęs yra kaskadininkas, tai gal, žinai, ir iš savo tos virtuvės žino iš ko pasijuokti ir kaip gerai padaryti, kestas geras, Goslingą mes mylim, gerbėm ir puoselėjom, tai man atrodo bus tikrai geras filmas. No. Taip, dabar mano, ne? Taip. Tai mano kitas laukiamas kitų metų filmas yra iš režisieriaus Alekso Garlando, kuris, na, nežinau, paskutiniu metu tikriausiai geriausiai žinomas dėl filmo Annihilation. Tai yra Civil War, civilinis karas. Tai yra bus brangiausias visų laikų studijos A24 filmas, kuris pasakos tokį netolimą ateitį, kai Amerikoje vėl kyla civilinis karas. Čia galimai dokumentinis? Jo, kas bus po Trumpo išrinkimo. Kirsten Dunst atlieka pagrindinį vaidmenį, jos realus gyvenimo partneris, šitas Meth Damonas, žinai tą prikolą, kad... Jo, Jesse Plemonsas vaidina, bet ko labiausiai laukiu, tai Nikas Offermanas, ponas iš Parks and Recreation. Ronas Swansonas šitam filme vaidins Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą. Aš tikiuosi, kad bus lygiai tokiam pačiam personažė, koks jis buvo per Parks and Rec. Bet šiaip tai, ką mes turim? Tai mes turim studiją A24, kuri garantuoja kokybę. Mes turim didelį biudžetą jiem, bet aš, kad čia yra 50 milijonų, tai čia labai mažai. bet mes turim Aleksą Garlandą, kuris parodė... Bebeis nesimatuojam. Bebeis nesimatu, kuris parodė, kad gali kurti fantastinius filmus ir, aišku, įvardyjamas kaip epic, tai, aišku, už 50 milijonų klausimas, kiek ten bus epic, bet aš turiu tikėjimą šito filmu ir man bus įdomu. Aš kalbėjau apie Davidą Lyčą, kuris sukūrė Deadpool'o pirmas dalis ir dabar kūrė filmą Fall Guy, bet dabar Deadpool'ą trečią dalį paima Seanas Levis, kuris yra sukūręs filmą Free Guy. Čia kažkoks jau čia nežinau, čia jau kažkoks čia mišrainis, čia incestas kažkoks. Jo, žmogus sukūręs tokius filmus kaip Cheaper by the Dozen, kaip ten, su tais 16 vaikų, kur Steve'as Martinas turi. Urmų pigiau. Naktis muziejuje. Žodžiu, su Steve'u Martinu irgi Rožinė pantera. Žodžiu, daug tų komedijų, kurias galėjo žiūrėti per TV3 penktadienį filmą, jis dabar ima nuraučiausią, turbūt, franšizę, jei tai galima vadinti franšizę. Galima. Tai Deadpool 3. Aišku, čia yra pirmas Deadpool'o filmas, kuris keliauja jau po Disnėjaus skėčių, tai tame galbūt yra baimės. Bet, na, Ryanas Goslingas su pirmu Deadpool'u išsikovojo tokią autonomiją, kurti tokį Deadpool'ą, kokio ir jis nori, ir po to mes pamatėm, kad ir žiūrovai nori. Hugh Jackmanas buvo. Taip, o taip sakė, nebevaidinsiu Ernę.
Eik, tu pinigėlį baigęs, reikia už kažką valgyti. Aš nemanau, kad jam pinigėliai baigęs. O ką jis vaidino daugiau? Nieko jis. Greatest showman. Ar čia buvo po? Bet ten tai pinigėlio nemažai buvo. Nu, okei. Tarkim. Bet jo, tiesiog, nu jis nieks jo daug kur ten nebekvietė, tai va dabar gali... Man labai smagu, kad kai tu kalbėjai apie Hollywoodo aktorių kaip apie žmogų, kuris dirbo maksimai, prarado darbą ir nebeturi už ką valgyti, nes pašalpa per maža. Ne, nu tai valgant apetitas auga, tai kai tu esi pratęs prie tam tikrų skaičių savo sąskaitoje Šveicarijos banke. Tai, nu, aš manau, kad visgi jis čia ne dėl smagumo ėjo galimai. Tai nežinau, tikiuosi, kad visgi, kad ir po Disnėjaus skėčių nepaleis to juodo humoro, juokų, to viso goro ir tikiuosi vėl kokio nors to tokio, kas ten pasirodė žiauriai greitai Deadpool'o antroji daly. Bradas Pittas. Tai aš irgi šį kartą kažkokio tokio cameo tikiuosi. Tai va. Gerai, aš einu į biškį rimtesnę pusę. Tai kitas mano laukiamas filmas yra Back to Black. Tai yra biografinis filmas apie Amy Winehouse. Nesu aš didelis Amy Winehouse muzikos gerbėjas. Nu, kai kurios dainos patinka, bet nesu ten užkietėjęs. Bet man labai patiko prieš kokius 6-7 gal metus jau pasirodęs dokumentinis filmas apie ją Amy. Tai pati jos istorija mane sudomino ir šiaip tas filmas visai atrodo neblogai ir pati jos, žinai, gyvenimo istorija yra įdomi, tai jeigu su ją tinkamai yra pasielgta, tai man atrodo mes matysime neblogą filmą ir, čia tiesiog, žinai, tęsiasi tų garsių muzikantų biopikų vajus, bet, dažnai tie filmai šiaip... Kada bus apie Povilaitį? Šiaip, kadangi tai yra Lietuvos žmogus, tai aš tikiuosi, kad nebus. Kas vaidintų? Ramūnas Rudokas. Giedrius Savickas. Matai, jeigu Rudokas vaidintų, galimai jis ir režisuotų ir aš daug kažkaip optimizmo dėl tokio filmo neturėjau. Tada ten būtų filmas, kaip buvo su kokia nors grupuotė įsivėlęs Povilaitis. Šiaip tai Povilaitis Šiaip tai apie Povilaitį būtų įdomus filmas, nes šiaip Povilaičio tai labai spalvingas gyvenimas. Jisai mėgdavo pašėlt, sakykime taip. Dabar tai jis ten močiučių džiaugsmas, bet šiaip tai jis buvo... Dabar jis negyvas filmas, dabar jis tiesiog negyvas. Bet šiaip tai jis velnys buvo, tai aišku, jeigu... Žinai, klausimas, kokį darytų biopiką, ar darytų kaip Bohemian Rhapsody, kur gražioji, žinai, pusė padaryta, ar, pavyzdžiui, darytų kaip tą patį Rocketman, kur Eltonas Džonas leido rodyti visus savo, žinai, tamsulius, tai man atrodo apie Povilaitį. Bet šiaip tai Lietuvoje nelabai šiaip biopikų kūrė. Jo, įdomu kodėl. Dokumentinius tik tai. Bet šiaip, matai, būtų ir šiaip sunku rasti žmogų panašų į kokį garsų žmogų, nes vis tiek mūsų mažai. Žinai, panašumo, tai, bet jeigu pats filmas, žinai, geras. Landsbergį vaidintų storpirštis. Tiesiog. Okay. Nes tik apie partizanus turim filmų. Ai, geriau nebebūtų. Vat komedija apie partizanus, kažkas yra jau kalbėję iš komikų apie tai tikiuosi, kad padarys kažkas. Aš noriu labai pamatyti ir tikiuosi, kad tai bus kitų metų vienas geriausių filmų, kad gaus Oscarą. Tai žmogus su nei vienu filmu iš savo bibliotekos nenuvylęs manęs, Robertas Eggersas, Nosferatu. Jo. Taip, mes turime Billą Skarsgardą, turim Lily Rose Depp, Aaroną Taylorą Johnsoną, mano numylėtojai, ir aišku, Williamą Dafoe. Tai man žiauriai patiko Northmanas, man žiauriai patiko Lighthouse ir, Eggersas kažką turi, jis yra gotas ir man tie jo gotiški filmai patinka. Jo, ir jis ima tą materialą, seną Nosferatu, tai vėlgi įdomu, kaip jis pateiks šiuolaikinę interpretaciją, bet jo, tai va vienas iš tų siaubo kūrėjų, kurį įdomu žiūrėti. Taip. Aš irgi gal nuo siaubo toli nepabėgsiu, nes Nosferatu būtų mano irgi sąraše, bet kitas filmas, kur... Ar jis irgi apie pabaisą? Kaip čia pasakius. Bet jis, vėlgi, čia yra filmas, kur aš nežinau, ar jo reikia, bet bus įdomu pažiūrėti.
Tai yra Vabalų sultis 2. Okay. Jo, Timas Burtonas ir Michaelas Keatonas grįžta po, kiek čia gausis, 35 metų pertraukas. Grįžta ir Winona Ryder, grįžta ir kad... Tai... Monika Bellucci vaidins, Monika Bellucci. Ir dabartinė, nežinau, Timo Burtono jaunoji svajonė, sakykime taip, nes realiai aktorė, kuri vaidina vaidmenis, kurie Burtonui labai tiktų ir čia pas jį prisijungia, tai Jenna Ortega, trečiadienį. Bus arba labai gerai, arba labai blogai. Timas Burtonas, jeigu apie Scorsese sakom, kad jisai nepaseno, ir ten gali gal prisikabinti prie kai kuriuo filmų, bet jie vis tiek aukštos kokybės, tai Burtono paskutiniai filmai beveik visi yra, kaip čia geriau pasakius. Gal nebūtina geriau, žinok. Šūdas. Gerai, ačiū. Šūdas. Jis prisidėjo prie to pačio Wednesday Netflix'e, kur, ne šedevras, bet smagu žiūralas, bet, kokybės prasme, tai ten vis tiek, toks, Tai Burtonas paseno, aš nežinau, ar ten į skyrybą su Helena Bonham Carter paveikė jo kūrybinį potencialą, bet, prastai yra. Tai Beetlejuice, bet Keatonas grįžta, gal bus ir gerai. Čia, žinai, mes kalbam ne apie filmus, kurie tikrai bus geri, mes apie filmus, kuriuos norėtume pažiūrėti kitais metais. Tai šitą aš norėčiau pažiūrėti. Aš dabar nežinau, ar aš pasukčiausiu, ar nepasukčiausiu, bet yra tikimasi, kad išeis šiais metais, bet galimai ir nespės išeis šiais metais. Guillermo del Toro Frankensteinas. Tai vat irgi seno materialo adaptacija. Guillermo del Toro yra šiek tiek linksmesnis seneliukas. Jo filmai turi kažką liūdno, bet jie dažniausiai vis tiek tokie šiek tiek pasakiški. Ir man įdomu, ką jisai padarys su tokia ganėtinai tamsia istorija. Ir man įdomu, ką ten vaidins Christophas Waltzas, Tarantino numylėtinis. Tai gal tą patį šitą Daktaro Frankensteino. Daktarą vaidins Andrew Garfieldas, patį monstrą vaidins Oskaras Isaakas, o tą nuotaką vaidins Mia Goth. O ką ten liks Christoph Waltz, žinau, kas jis bus, pasuktas jaučiu. Nes jisai neturi vaidmens jokio, tai manau, kad tiesiog jo balsą panaudos. Šiaip tai įdomu, kad kitais metais tai tikrai pasirodys, tai filmas Liza Frankenstein. The fuck? Siaubo komedija, kurią režisuos Zelda Williams, kuri čia yra pirmasis filmas, 34 metai jai. Jis yra šviesaus atminimo Robino Williamso dukra. Ar čia bus kaip Solo dukra užsidėjo jo švarką ir išėjo dainuot. Gal apie Solo dukrą nešnekam, bet Lizos Frankenstein, tose, žinai, sąrašuose labiausiai laukiami filmai, tai jisai patenka, tai gal, žinai, Hollywoodo žmonės turi niuchą, kad čia gal bus visai ir neblogai. Aš to filmo nėra, kad baisiai laukčiau, man biški nusišikt, bet man įdomu tiesiog pamatyti, kas tai bus. Jokeris 2. Aš tai laukiu, aš tai labai laukiu. Man tai labai įdomu. Jei bus tiesiog musiclas. Aš bandžiau čia neseniai prieš kelias dienas, grįžtant dar prie Timo Burtono, žiūrėti tą Sweeney Todą. Ir aš, kažkodėl nesuvokiau pats, kad visas filmas bus tiesiog musiclas. Kaip sunku žiūrėti yra. Jūs baigs dainuot? Okei. Padainuok biški, tada kalbėk, bet ne, kai visą filmą išdainuoja, aš pažiūrėjau pusę valandos, išjungiau, man per nervus ėjo. Tai aš labai tikiuosi, kad jie nepadarys šitą su šituo filmu. Matai, tau nepatiko pirmas Jokeris, man patiko pirmas Jokeris, bet mane intriguoja, man Phoenixas patinka šitam vaidmenį, man intriguoja, ką Lady Gaga parodys, mane intriguoja ir pats muziklas, šiaip turėtų būti įdomu. Intriguoja, žinai mane kas dar? Brendanas Gleesonas, Rūkna baisioji akis, kuris man labai patiko Salos vaiduokliuose, tas Banshees of Inisherin. Tai ką jis ten vaidins, vėl man labai įdomu. Tai kestas geras, matai, čia gali būti, kad tu dabar, pavyzdžiui, neturi jokių didelių lūkesčių ir tave maloniai nustebins, nes man čia yra
labai, nu, tu nežinai, ko tikėtis, panašiai kaip tu su Barbie nežinojai, ko tikėtis. Kad gal bus labai gerai, gal bus labai bloga, gal bus labai vidutiniška. Tai, man atrodo, su Jokeriu folie à deux, tai gali būt labai, labai panašiai. Aš tai gerai, čia mano problema, aš tai daug tikiuosi iš šito filmo. Vis tiek geriausias Todo Philipso filmas yra Pagirios. Las Vegas'e. Taip. Ar Tailande? Lemo Tailandė geresnis gal biški. Ne, Las Vegas'e geresnis. Na, taip visai savo. Gerai, aš galiu dabar. Jo. Tai yra filmas, kurio irgi labai nežinai, ko tikėtis. Tai yra Gladiatorius 2. Ridley Scottas. Nu, tai vat, mes čia nepamatėm Napoleono, laukiam tos 4 valandų versijos, tai kas bus čia irgi įdomu. Jo, Ridley Scottas pasytos senatvinio marazmo ir galbūt jau pavėluotų išėjimo į pensijos kažkokios nuotaikos yra jo filmuose, tai yra, kad kas trečias, jis gana produktyviai dirba, tai kas trečias filmas yra geras. Gladiatorius 2, okei. Bus įdomu. Pagrindinį vaidmenį vaidina Polis Meskalis iš praėjusių metų netikėto hito After Sun po Saulės. Buvo nominuotas Oscarui, tarsi iš niekur atsiradęs aktorius ima va tokį vaidmenį. Grįžta Connie Nielsen, atsiranda Denzelis Washingtonas, Pedro Pascalis. Bus įdomu. Man, vėlgi, aš kažkaip... Ką ten veiks Denzelis Washingtonas? Bus kažkoks, žinai, generolas legiono. Aš daug, kaip sakyt, aš daug vilčių nededu, vien dėl to, kad Ridley Scottas linkęs nuvilti, bet aktorių kolektyvas geras surinktas. Aišku, galbūt yra problema, nes man atrodo, dabar aš bijau sumeluot, tai aš pasitikrinsiu, man atrodo, kad ten yra tas pats scenaristas kaip ir Napoleono. Ir vėlgi, kadangi Napoleonas buvo gana prastai įvertintas būtent istorijos prasme, nes tipo Joaquino Phoenixą visi giria, kad blema gerai vaidino, o būtent scenarijaus prasme. Bet žinai, Napoleonas vis tiek Napoleonas turėjo kažkiek vadovautis tikrais faktais ir čia scenaristas susišiko, o Gladiatorius neturi labai ten visko daryti ten. Tikroviškai tai. Bet ne, tai čia žinai, kaip tu pasakoji istoriją. Aš žiūriu, kad šiaip jau Davidas Sharpa, scenaristas, su juo jau Ridley Scottas nekartą dirbo. Jie kartu darė filmą Visi pasaulio pinigai, irgi pagal tikrą istoriją. Man tas filmas visai patiko, bet vėlgi tai nebuvo, žinai, kažkas wow, ten baisiai. Labiausiai žinomas tas filmas yra dėl to, kad Kevinas Spacey'is tam turėjo vaidinti, tada jį išmetė po nekurių istorijų ir tada Christopheris Plummeris įlipo jo batus ir įlipo taip, kad buvo nominuotas Oscarui. Tai pats filmas šiaip nebuvo baisiai blogas, bet vėlgi vienokia istorija, čia yra kitokia istorija. Ir Napoleonas ir Gladiatorius 2 man pagal savo epiškumą, žinai, dydį, koks tai filmas turėtų būti, yra panašaus dydžio, epai kažkokie. Tai akivaizdžiai, kaip ne akivaizdžiai, bet tiesiog tas Davidas Sharpas gal nesudylino su epais. Ačiū Dievui, kad nepasiėmė Ridley Scottas jau susenusio, ištambėjusio Russell Crowe ir nebandė kaip atjauninti jo. Nepadarė Indiana Jones'us arba Irishmano su juo. Tai... Bet blema, irgi, bet žiūrėčiau. Žiūrėčiau. Aš dar labiau laukiu dėl to. Tai jeigu sakai, laukiamiausi filmai, laukiamas. Pas mane yra Leno Weismano Balerina. Tai, Ana de Armas yra gera aktorė ir aš ją ilgai linkėjau didelio pagrindinio vaidmens. Jį gavo su Blonde apie Marilyn Monroe, bet tas filmas buvo mėšlas. Tai, čia veiksmo filmas, ji čia yra pagrindinė, jos pašonėje bus visų širdžių mylimukas Keanu Reevesas. Gal jau čia kažkas jai gausis. Bet irgi. Aš laukiu, man įdomu pamatyti, bet aš nesitikiu kažkokių perlų. Tai bajevykas. Matai, tai čia Džono Viko šitas spin-offas, tai, Džonas Vikas, vėlgi, ko jis mums nepasiūlo, tai yra geros vaidybos, su visa pagarba Keanu Reevesui. Ko jis mums nepasiūlo, geros istorijos. Bet jis pasiūlo gerą bajevyką.
Tai kai yra geras bejevykas, ant kiek mes šiaip prastai gyvenam, kad, šiaip tai prasti filmai. Dauguma filmų kino teatruose yra prasti. Taip. Tiek bejevykai būna prasti, nes, dėl to Mad Max atrodo toks šedevras, nes tokio veiksmo filmo mes neturėjom. Prieš tai 10 metų ir dabar beveik 10 metų praėjo, nelabai mes turim. Tas pats Johnas Wickas, puikiai, ta prasme, filmų serija veiksmo, bet, šiaip tai kaip patys filmai, nebaisiai ten kažkas ypatingai. Tiesiog gerai yra sukaltas veiksmas. Mes to nebeturim. Mus nususino visi Marveliai, mūsų galbūt expectations filmum. Aš šiaip pykstu. Aš šiaip pykstu, ant kiek kinas suprastėjęs. Nusiųsk kakalų voką į Marvel office. Čia net ne į Marvel, čia, bet nežinau, tiesiog į Hollywoodą. Tiesiog į Hollywoodą. Į Džono Hollywoodo namus. Turi dar kažką? Jo, aš turiu filmą, kuris galimai neišeis kitais metais, bet galbūt ir išeis. Tai yra filmas, kurį pradėjo rašyti, scenarijuje 80-aisiais dar. Tai realiai mes čia turim, beveik 50 metų, galima sakyti, gimdomas puoselėjimas filmas. Dažniausiai tai tokie filmai būna labai blogi, bet galbūt čia bus kitas atvejis. 2001 metais beveik jau buvo pradėta rinkti aktorių kolektyvą tam filmui. Tai jame turėjo vaidinti 2001, tai čia prisiminkim Nestoras, Russellas Crowe, Robertas De Niro, Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage'as, Paulas Newmanas, Kevinas Spacey, Jamesas Gandolfinis, Eddie Falco, Uma Thurman. Čia yra filmų tiesiog, kur buvo tas su visais veiksmo filmų veikėjas Expendables, čia tiesiog su gerais aktoriais Expendables. Ne, bet dabar nėra tiek daug garsių aktorių, bet yra pagrindinis vaidmuo patikėtas Adamui Driveriui. Taip pat jame pasirodys Forestas Whitakeris, taip pat Lawrence'as Fishburnas, Aubrey Plaza, Jasonas Schwartzmanas, Shia LaBeouf'as, Dustinas Hoffmanas. Tai yra... Nežinau, pirmas listas geresnis. Megalopolis filmas. Ir atrodytų, Megalopolis skamba kaip multikas. Jo, bet čia bus fantastinis, epinis filmas, bet kas labiausiai mane intriguoja ir galbūt čia yra mano klaida, tai kad kas yra to filmo režisierius. Tai yra Francis Fordas Coppola. Jis dar gyvas. Tai va būtent. Tai čia yra jo toks... Aš nuoširdžiai maniau, kad jis miręs. Jis nėra miręs. Aš maniau, kad jis miręs. Jo, jisai pradėjo 2002 metais filmuoti šitą filmą, bet kaip realiai 50 metų tas filmas buvo puoselėtas, ten iščiustytas. Jo, jisai užstrigo tas visas, productionas, užstrigo ir dėl rašytojų aktorių streiko, bet, Coppola sakė, kad jisai tikisi, kad 24 metais tas filmas pasirodys, tai, gali būti labai blogai. Man čia geriausias pavyzdys, aš nežinau, ar tu žinai tą istoriją apie kaip Terry Gilliamas iš Monty Python, kaip jisai kūrė šitą Don Quixotą, kur ten irgi 30 metų kūrė ir ten daug kas turėjo vaidinti, ir Johnny Deppas, ir labai daug žmonių. Ir tai buvo toks, kaip ir legendinis nesukurtas filmas. Tai yra, ant kiek jis sunkumų patyrė ir buvo tokia, mitas, kad tai yra geriausias visų laikų nesukurtas filmas. Ir galiausiai jį sukūrė. Su to pačiu Adamu Driveriu ir Jonathanas, man atrodo, Price'as, High Sparrow iš Game of Thrones. Ir jis nebuvo blogas, bet kai tu turi, visą tą, kad tai yra geriausias iki šiol nesukurtas filmas, tai aš bijau, kad Francio Fordo Coppolos tas Megalopolis bus irgi tas filmas, kuris, ant tiek jau lauktas ir nesulauktas. Yra aišku apie ką, nors šiek tiek, nes kas ten. Premisas. New York'e moteris, aš dabar tiesiogiai verčiu iš anglų kalbos, moteris vardu Julia Cicero yra padalinta tarp ištikimybės savo tėvui, kuris turi klasikinį požiūrį į visuomenę, ir jos meilės architektui Cezariui, kuris yra labiau progresyvus ir pasirengęs ateičiai. Jisai nori atstatyti New Yorką kaip utopiją following a devastating disaster. Tai žodžiu, buvo kažkokia nelaimė devastating, sugriuvo New Yorkas ir jis nori atstatyti jį. Skamba kaip šūdas. Ir jį vaidina, tai tą architektą vaidina Adamas Driveris, tą tėvą, kuris yra labiau tradicionalistas, vaidina Forestas
Lazy Eye Whittakeris, o tą merginą, kuri įsimylėjus driverį, vaidina Miss Sunday iš Game of Thrones, Natalie Emanuel. Neatsimeni Miss Sunday? Jo, ir skamba kaip siaubingas filmas šiaip. Nu, žiauriai įdomus. Man žinai, man kartais tokie filmai, kurie yra labai didingi, kartais būna labai tuščia vidurį. Tai yra, kad labai geros, žinai, dekoracijos, nu, pribumbaso labai daug, bet turinys labai tuščias. Tai, nu, blemba, šiaip tai įdomus. Okay. O mes laukiam kažko lietuvėliai arba kažkokių serialų? Matai, su lietuvėlė yra labai sunku, kad dažniausiai neskelbė, žinai, sąrašų, nes, pavyzdžiui, Karolis Kaupinis kūrė filmą apie to žmonės, kurie dirbo LRT po sausio 13 okupacijos, apie tą Kasperviziją. Bet klausimas, ar čia šiemet ar kitais metais pasirodys? Titas Laučius parašė scenarijų filmui Jono Trukano, tai irgi kažkada turėtų išeiti. Kūrė filmą pagal šitą romaną Pietinė kronikas. Tai jį jau filmuoja, bet irgi, kada jis pasirodys, avel nežino. Labai daug, žinai, filmų. Aš šiaip tai susiradau, kad turėjo būti filmas apie Klaipėdos sukilimą. Kai lietuviai pasiėmė Klaipėdą. Ir žinai, kada turėjo pasirodyti? Šiemet, nes šiemet sueina 100 metų, bet to filmo nėra. Tai kartais, žinai, paskelbima apie filmą, bet Lietuvoje... Kad dar metai prasidėjo, ką tik filmą, tai... Tai 23 buvo. Tai metai jau pasibaigė, ką tik. Tai kartais tiesiog, žinai, pinigai, visa kita. Nu, su lietuvišku kinu, man atrodo, yra sunkiau suplanuoti. O ne šiemet House of Dragon? Jo. Nu va, jo. Čia jau kažkas geresnį. Antras sezonas, laukiam. Jo, kas čia dar. Apie serialą, bet matai, nesiruošiau apie serialą. Dar vienas moteris meluoja, geriau sezonas bus. O, Jėzau, aš girdėjau tokį sakinį, junginėjau kanalus tiesiog. Tiesiog Robertėlis Girdžius sako, atsiliepiau tau dėl to, nes bitė dengia 99% Lietuvos teritorijos. Kas čia per dialogas? Čia yra tobuliausiai parašytas product placement. Ar čia yra baltojo katinas? Ar moteris meluoja geriau tapo tiesiog baltojo katinas? Ką reiškia tapo? Visada buvo. Nu, bet ne tiek. Tiek būdavo, kad susitinka ten kokia meda su, nežinau, Jurkutė ir sako, labas, tai einam pašnekėt. Gal norisi burbuliukų? Ir tada padeda ten Vytautą ar kažkokį mineralinį. Arba kaip jie važiuodavo visą laiką, visi veikėjai kažkodėl važiuoja į tą pačią kaimo turizmo sodybą. O, kur čia galėtume nuvažiuoti? Gal į Karpinę? O, labai gera idėja. Tada kiti visiškai nesusiję žmonės sako, Amazing. Man reikia į Karpinę nuvažiuoti. Jo, girdėjau, kad ten labai gerai. Ir tada pusę sezono vyksta, čia vėlgi, nebūtinai Karpinė, tiesiog pirmas man prisimintas pavadinimas. Kažkaip visi sėdė fucking Karpiniai. Tai ne, ten visada buvo baltojo katino svetainė, tiesiog mes buvom per jauni ir taip galbūt nepastebėdavom. Bet wow, nuostabu. Ką gali palinkėti žiūrovams ateinančiais metais? Aš tau galėčiau palinkėti, kad klausytojams, mes, nelabai žiūrovai jie mūsų. Yra Aš linkiu, kad vėlgi mes turim labai ribotą skaičių laiko. Tiek šio žemėje. Būkim atviri, tiek šio žemėje, tiek savo laisvo laiko. Tai kad aš jums linkiu, kad nepatektumėt, žinai, neužkristumėt ant kokio nors, tikrai laiko švaistimo filmo. Dabar būna blogų filmų, kuriuos smagu žiūrėti, vien dėl to, kad jie yra blogi, yra blogų filmų, kuriuos smagu žiūrėti, nes jie yra smagus, bet šitam pasaulyje yra labai daug šūdo. Čia visom prasmėm. Tai aš jums labai linkiu neužlipti ant to šūdo. Aš linkiu nebežiūrėti 6 kartą ofiso draugų ar kažko tokio. Pažiūrėkit kokį seniai nematytą arba išvis nematytą filmą, kurį jūs seniai laikot savo watchlistę. Pasiryškit. Geriau jau 2 valandos kažko naujo jums, negu vėl per tą patį sukti. Tai va. Ir šiaip mažiau šalčio linkėsiu savo tiek lauke, tiek kino salėse. Taip. Ir pigesnių popkornų linkiu. Ir linkiu mus pasubscribint ir palaikint. Ir parašyti mums mielą laišką su atvirutė.
Galite atvirutės nesiūs. Tiek. Gerai. Nežinau, ką darysim po 2 savaičių, ar kažką įdomesnio su kokiais tokiais, visokiais, žinai, listukais, kažką. Bet turbūt grįšim atsukinėti filmų kokią. Neįsivaizduoju. Ne, aš Kaip neįsivaizduoju. sausia galva. Čia yra, kaip sakyti, New Year news. viešpaties keliai nežinome. Taip. Ate. Ačiū, visą gerą.